Futbolo karaliai grįžta į aikštę. Spindinčios pergalės, skaudus pralaimėjimai ir žūtbūtinė kova dėl karūnos. Žiūrėk visas Premier lygos varžybas tik per GO3. Grįžta laida GO3 liūtai. Šį kartą nebuvo tokios pertraukos tarp laidų ir šiaip galim pasidžiaugti, kad artimiausia mūsų vizija yra tokia, kad bandysim būti tikrai reguliaresni. Turbūt, kad ir savaitiniai, kas man pačiam labai patinka, tikiuosi, kad ir jum patiks, nereikės tiek laukti, bus aiškiau, kada pasirodo naujas epizodas. Dabar dar taip gerai sutapo, kad vis dėlto mes sėdam pakalbėti po ką tik pasibaigusio turo ir šią savaitę bus netgi 2 turai ir nenorėjom per daug apsižiūrėti visko vienam epizodui, tad pasidalinom į 2, tai kitą savaitę tikrai turėsim dar vieną laidą, kur jau pakalbėsim apie pirmąją šio sezono Premier lygos dvigubą savaitę, bet šiandien kalbėsim daugiausiai apie tai, būtent kas įvyko šį savaitgalį, kažkiek galbūt kontekstui paminėsim ir kaip anglų komandos tvarkėsi UEFA Čempionų lygoje. Tai kaip visada Kostas Strelkūnas, Karolis Dudėnas, Rytis Vyšniauskas, GO3 liūtai, GO3 platformos komentatoriai, 3 vyrai, kurie labai myli Anglijos Premier lygą, vėl bus su jumis. Noriu pasidžiaugti, kad šiandien pradėjau vaikščioti į kineziterapiją, tai tvarkysiuos truputį savo sveikatą, kojas, mankštinsiuos. Tai mano toks mažas džiaugsmelis, nežinau kaip jūsų savaitgalis, kaip jaučiatės, kaip nusiteikė. Karoli šiandien netoks oficialus. Nors iš darbo, bet šiandien be švarko, be marškinių. Jau kažkaip galvojau, kad vakare vis tiek susitiksim, tai galvojau šiek tiek tokia laisvesnė. Labiau pagelė. Baro tokia atmosfera. Patogiau. Tai. Ką tu, Kostai? Aš šį savaitgalį tai buvo toks labiau Bundeslygos kovas komentavau, tada Chelsea Arsenalas, bet šiaip tai noriu pasakyti, kad pasižiūrėjau tos įvarčius, kurios komentaruose surašė mūsų bičiuliai, mūsų podcast'o klausytojai. Ten labai gerų buvo. Labai ir tokių visai nišinių. Ir tų pasakojimų tokių su detalėm buvo, kur man labai patiko. Tai buvo ką veikti, iš tikrųjų, renkantis kam padovanoti knygą. Bet galiausiai pasirinkau Povilą Rinkevičių. Jisai pasiūlė Eriko Edmano 2005 Screamerį prieš Liverpoolį. Ir iš tikrųjų toks įvartis, kurio dabar Tottenham Hotspur klubui tikrai reikėtų, kai ta komanda tokia negyva, tai kažkokių variantų iš 40 metrų, kai tiesiog... Richarlisonas vieną įmušė, bet vieną krekždė pavasaris. Jo, tai kad kažkoks švedų gynėjas tiesiog pasimtų, pasistabdytų kamuoliuką ir kaltų taip, kad Jerzy Dudekas net nebandė ten šokti, tiesiog... Man buvo visiškai akivaizdu, kad tu nugalėtų išrinksi kuo labiau nišinį žaidėją, nes aš kai skaičiau tuos variantus apie tikrai epinius, legendinius įvarčius, bet man buvo taip aišku, kad tikrai nelaimės Wayne'as Raunis, tikrai nelaimės Didier Drogba, turi būti labiau nišinis žaidėjas, tai tikrai nenustebinai manęs savo šiuo pasirinkimu. Jo. Bet dėkoju visiems, kurie priminėt kai kurios gal kažkiek ir pamirštus įvarčius ir pakomentavot gausiai, tai visada labai faina, kai įsitraukėt į mūsų kūrybinį procesą. Jo, sorry. Tai norėjau tai pasakyti, kad Paulai parašyk man kur nors socialinėje medijoje ir susitarsim dėl tos knygos. Smagu buvo tikrai tokia kelionė per prisiminimų kelią. Kostai dar visiškai dabar man sąmonės rautas užpuolė ir užduosiu to klausimą. Man kaip Antanų iškėmai kartais sąmonės rautas įsijungia tiesiog. Ir aš tada sakau ir rašau tai, kas man yra tuo metu galvoje ir ant liežuvio galo. Kaip manai, Ignas Sergiūnas galėtų žaisti Premier lygoje ir kurioje komandai labiausiai tiktų? Ignas Sergiūnas, taip, manau, kad galėtų. Su tokiu charakteriu, toks agresyvus naglas tikrai galėtų, ne? Kur manai labiausiai tiktų ir kokioje pozicijoje? Galvoju, gal Danieliui Farkiai šiek tiek pridėtų, jisai toks staigus, aukštas, gal pakeltų jam tą kamuoliuką, manau, krašto gynėjai galėtų, jis ten Leeds United atvesti gal į aukštesnės pozicijas. Ir jis atrodo, kad abiem kojom gerai žaidžia. Gali būti, jo. Jis kažko iš viso tas biški Brendan Aronsoną primena, nežinau, su tais plaukais tokiais yra tokio panašumo. Jo. Tai labai neblogas atsakymas, labai geras improvizuotas atsakymas. Visai gal būtų Danielis Varkė įdėt Sergiūną į komandą. Mes daug juokavom apie Farkės pavardę čia praėjusį savaitgalį.
kad dabar jau truputėlį virtas Leeds Danielių parke, kai rezultatai yra tokie prastoki. Nors mes kalbėsim šiek tiek apie juos, už praėjusį savaitgalį aš turėčiau pagirti ir patį trenerį, ir komandą, bet pradėsim labiau gal nuo Londono derbio. Vis tiek turbūt karščiausios emocijos dar liko po rungtynių Stamford Bridge'e, Chelsea Arsenalas, lygiosios 1-1, komentavom kaip tik dviese. Man labai patiko, nes aš kažkaip, mes čia esam tokie nostalgikai, daug kalbam apie tą Barclays, apie senesnius laikus, traškesnius laikus. Ir man daug tokios 2005 Premier lygos auros buvo šitose rungtynėse, nes tribūnos labai užsikūrusios ir išvykos Arsenalo sirgaliai ir Chelsea namų sirgaliai. Daug provokacijų, rėkimų viens kitam į veidą, pasistumdymų, kietų pražangų, kortelės nuo pat pradžių. Per pirmas 12 minučių Anthony Tayloras 3 ar gal net 4 geltonas kortelės parodė. Raudona kortelė buvo neišvengiama irgi tokiose rungtynėse. Nėra taip, kad ten labai daug progų buvo. Nėra taip, kad daug įvarčių pamatėme. Bet aš taip mėgavausi iš tikrųjų tom 90 minučių, tiek daug buvo gerų emocijų, kad žiauriai patenkintas išėjau iš kabinos, nors truputį pagadino nuotaiką, kad tu matei ir aš per ekranus vaikščiau, vis pažiūrėdavau, kaip Klaipėdoj Lietuva Italija vyksta ir, apvylė šiek tiek galutinis rezultatas ten, bet daugiau vis dėlto pozityvo buvo man dėl futbolo. Tas rezultatas 1-1 pagal kontekstą jis tikrai, manau, priimtinas Chelsea klubui, žaidžiant 10-11 visą antrą kėlinį ir tarp pirmo kėlinio pabaigą. Jis neatrodo labai blogas Arsenalui, turint omeny, kad jie praleido pirmą įvartį, praleido po kampinio, kai įmušė Trevo Chalobą. Ir jis atrodo pats geriausias Manchester City, kurie dabar yra tam sumuštinėje tarp Arsenalo ir Chelsea. Kokie tavo pagrindiniai teikai iš tų rungtynių? Ar gal Arsenalui tai neišnaudotas šansas nugalėti Chelsea išvyko vis tiek turint žaidėjo pranašumą, gal mes tikėjomės, kad labiau užlips Artetos vyrai antrajame kėlinyje? Manau, kad turėtų vertinti Arsenalas šitą šansą kaip šiek tiek neišnaudotą galimybę, jau labai smarkiai atsiplėšti nuo visų persekiotojų. Dabar lieka nuo City 5 taškai, nuo Chelsea 6. Tikrai geras rezultatas tokioje sezono stadijoje, bet ne kažkoks stebuklingas. Ir tos rungtynės, netgi sakyčiau, kad Chelsea truputėlį gal net vertesni buvo pergalės, jeigu taip žiūrėtume į tą visą jų pasirodymą ir tai, kiek jie sugebėjo susikurti žaisdami mažumoje, kaip protingai žaidė, nes žaidimas buvo toks, kur tiesiog jau gavus raudoną kortelę, tu naudojasi kontratakom, ten labai gerai bėgo į priekį Pedro Netu, Piero Hinkapie visai viral nuėjo, kuris rėkė Pedro Netu į veidą, kai sustabdė tiesiog, o Pedro Netu uždirbo Chelsea kampinį žaidžiant mažumoje prie rezultato 1-1 su ir po Londono kampinio dar Arsenalu. prieš tai buvo pelnytas įvartis, be kita ko. Jo, tai Bet dėkinga, kad ir Pedro Neto atgal rėkė jam į veidą. ten labiau juokėsi į veidą. Ten atrodė toks labai jau, žinai, kai tu būni truputį įsižeidęs ar krepšinio, ar futbolo aikštelėje, čia kad ir mėgėjai, kai žaidžia, ir tu įjungi tą tokį piktą sarkazmą ar tokią kažkokią ironiją pagėžingą ir tu tam žmogui kažką taip rodai, tai čia man atrodo labiau tokia buvo Pedro Neto reakcija, o Hinkapie ten jautėsi kaip Paulo Maldinis apsigynęs, bet jo, ten tiesiog kampinis ir Chelsea žaidžiant 10-11, tai kiekvieną kampinį susirankioti yra tik tai pliusas, o ne minusas, tai aš irgi šiek tiek gal, bet kita vertus, tai vis tiek Hinkapie yra jaunas gynėjas, kuriam dabar krenta labai daug atsakomybės. Nepasakiau dar pristatant visą kontekstą, kas vyko ir to fakto, kad Arsenalas prarado Williamą Salibą prieš pat rungtynes. Mes žinojom apie Gabrielio netekti. Vietoj Gabrielio žaidė Šiaurės Londono derbyje Hinkapie, rami pergalė, rungtynėse su Bayernu į tą poziciją stojo Mosquera, irgi viskas buvo tvarkoj, Bayernas nugalėtas, antras kėlinys labai solidus, bet prieš pat derbį paaiškėjo, kad Saliba treniruotėje susižeidė, neaišku, kiek negali žaisti, kiek čia be jo dabar bus Arsenalas. Ir vis tiek, kad ir kokia yra gera Arsenalo gynyba, kai tu pamatai, kad stos ten du naujokai, vienam 23 metai, kitam 21 ir pagalvoji, kiek stipriai vis tiek ta gynyba klijuoja Gabrielis ir Saliba. Galėjo turbūt kilti tokių abejonių, kad šiandien tai nebus tas tikrasis Arsenalas ir tas jų tikrasis gynybinis
pasirodymas, koks jis galėtų būti. Bet galiausiai, jie praleido vieną įvartį jau turėdami vienu žaidėjų daugiau, bet tai buvo įvartis po kampinio, iš atviro žaidimo iki raudonos kortelės. Pažymėčiau gal tuos kelis Estevao smūgius, kurie buvo labai netikslus, bet nėra, kad Chelsea ten itin daug sukūrė, bėda buvo ta Artetai, kad 3 iš 4 gynėjų gavo geltonas korteles jau pirmoje pusėje ir Lewisas Kelly vietoj Kalafiori buvo leidžiamas jau po pertraukos ir mano nuomonė Lewisas Kelly gal buvo vienas silpnesnių pasirodymų derbyje, nes šiek tiek neužtikrintai man jis atrodė toj kairio gynėjo pozicijoje. Jo, iš tiesų, kai pamatai, kad du jauni futbolininkai, kurie apskritai pirmą kartą kartu gyvenime žais poroje ir dar tokiose rungtynėse, tokiame sunkiame stadione, tokiose daug lemiančiose rungtynėse, faktas, kad kyla nerimų ir abejonių ir, galim prisiminti šiaip Mosquerą ten to kampinio metu, tai ten nežinau, ką jisai ten darė, ten Enzo įsikibęs, pritūpęs ten kažkaip tikrai ne iki galo užtikrintai atrodė. Ir turbūt būtent per standartus tas ir pasijautė, kad Gabrielio Salibos nėra, nes Chelsea yra viena geriausiai po standartų žaidžianti komanda Premier lygoje, man atrodo dabar pagal įvarčius yra susilyginę su Londono Arsenalu. Ir kai Arsenalas neturi savo tų 2 pagrindinių ginklų, ypatingai Gabrielio, tai faktas, kad jie tampa iškart labiau pažeidžiami. Tai čia bėda, o dėl Lewisas Kelly aš irgi sutikčiau turbūt, matyt jaučiasi, žinai, kad jis nėra ritme. Nėra jis ritme, jis šį sezoną žaidžia labai mažai, Kalafioris ten visiškai pasiėmęs. Prieš Bayerną Lewisas Kelly žaidė. Jo, bet Premier lygoje tai turbūt ten minučių aš ten žiūrėjau, ten kalbam apie tai, kad jį gal net norėtų išsiųs kažkur, ar jis pats norėtų išvykti sausio mėnesį, nes jis norėtų kaip ir pasaulio čempionate žais, bet dabar su tiek minučių nesišviečia. Tai jam labai neįnaudo, kad pavyzdžiui toks Nick O'Reilly, jeigu kalba apie pasaulio čempionatą, tai O'Reilly's pasiti tapo pagrindiniu kairių gynėjų. Taip. Tai jo situacija tikrai nekokia ir manau, kad kad jis tokiame ritme nėra. Ir šiaip varžovas, vis tiek Estevao, tai yra dabar jau tampa labai rimtų ginklų Chelsea komandai. Tiesa, antram kėliniui nebuvo jo varžovas Estevao, nes Garnačio įsileido Mareską į kairę, Pedro Neto buvo tas tiesioginis oponentas, bet tai irgi yra pavojingas varžovas be jokios abejonės. Lewisas Kelly iš tikrųjų gal kiek silpniau atrodė antram kėliny, bet kalbant apie gerus pasirodymus, tai man geriausias rungtynių žaidėjas buvo Rhysas Jamesas. Ar sutinki? Sutinku. 3 geltonas korteles išprovokavo jis, žaisdamas vidurio saugo pozicijoje ir matėsi, kad visas jėgas atidavė. Žaidėjas, kur labiau gal apie jį mąstytume kaip apie tokį, vis tiek gal ne tiek kuriantį, jis ten būdavo apeidavo porą žaidėjų. Jis atliko rezultatyvų perdavimą, pakėlė tą kampinį, labai geroj formoje atrodė ir Chelsea matėsi, kad labiau nori kažką gero nuveikti. Tikrai buvo tos rungtynės, kur galima kalbėti apie užsidegimą ir kapitonas rodė pavyzdį nuo pirmų minučių rungtynėse. Moisesas Caicedo kažkiek per daug pasistengė. Per daug parodė. Iš pradžių netrodė, kad raudonos kortelės verta pražanga, kad geltoną turėtų traukti Tayloras ir Taylorui pačiam galiausiai taip atrodė, bet kai jau pasižiūrėjom viską, tai reikia pripažinti, kad vertas buvo raudonos kortelės Caicedo. Bet Rhysas Jamesas taip iš tiesų, ir jisai gana ilgai jau sveikas yra, čia aišku irgi reikia turbūt paboksnuoti stalą 3 kartus, kad jam taip sekasi kol kas, bet atradė save toje vidurio zonoje, kas turbūt jam visai nebloga pozicija yra šiuo metu, šiek tiek ramesnė, šiek tiek mažiau tų sprintų reikia daryti, daugiau gali kontroliuoti žaidimą ten būdamas viduryje. Bet šiaip iš tiesų man tai norisi gal pagirti to pačiu Renzo Mareskos tokį potobulėjimo, rungtynių valdymo. Mes galime prisiminti, kai raudoną kortelę gavo prieš Manchester United ir kokias nesąmonės ten strategas išdarinėjo, kokius keitimus darė, išėmė visus atakuojančius futbolininkus, dar labiau užlipo United ir po to paskui paaiškėjo, kad Palmeris buvo priverstas. Jo, bet pirmus 2 keitimus, ten 5 minutę, tai ten tokius jau padarė tikrai labai nelogiškus, o po to antram kėlinyje jau kai suleido vėl atgal atakuojančių žaidėjus, jau matėsi, kad vėl užlipo United ir galėjo ten net ir lygiom tas rungtynės pabaigti. Bet čia tuo pačiu, kai tu pusę sezono žaidi su tom raudonom kortelėm, tu pradedi mokytis. Labai daug yra medžiagos mokytis. Dažniau būdavo tos raudonos kortelės Chelsea rungtynių jau nekeičiančiose situacijose, kai jie pirmaudavo, kažkur pabaigoje sukvailiodavo vienas kitas futbolininkas, ten buvo Malo Gusto, buvo Liamo Delapo epizodai, bet čia jau buvo raudona kortelė, kuri atrodo, kad gali tapti ir nuosprendžių Chelsea prieš Arsenalą, prieš lygos lyderius ir, tikrai treneris reagavo puikiai, tą pirmą kėlinį išgyveno su tais pačiais žaidėjais, tiesiog
persigrupavus, pastačius kitokią schemą, tada išleidi Garnačio, kuris daugiau bėgs tiesiog elementariai, taip sakant, ir Pedro dėtų keli į kitą kraštą, Liemas Delapas pakankamai greitai įleistas vietoj Žao Pedro po Čalobos įvarčio ir man atrodo, čia irgi geras tas vadinamas game managementas, tau tada labiau reikia puolėjo, kuris nugarai vartų žaidžia, kuris kovoja, prilaiko kamuolio, oro dvikovą laimi, o ne techniško tokio Žao Pedro, kuris labiau gal net yra atakuojantis saugas nei vidurio puolėjas, tai irgi greitai sureaguota. Paskui jis matė, kad visi labai gerai dirba, labai gerai atrodo komanda, nieks nekrenta iš konteksto ir nebūtina tos 5 keitimus daryti vien tam, kad darytum, nes juos tiesiog turi, tu važiuoji su tuo, kas veikia. Tada iš Artetos pusės, aišku, atvirkščiai, jam reikia rezultatų, jie praleidžia įvartį po pertraukos, tu jau vieną iš tų labiau atraminių saugų išiminėjai, vietoj Subimendi kyla Edegoras pasveikęs po traumos, prieš tai jau šiek tiek išbėgęs ir Čempionų lygoje, paskui tu įsimeti jau ir papildomą žmogų į baudos aikštelę Viktorą Jokeresą, bet aišku, jam tai yra rungtynės po gan ilgo laiko, tai to ritmo dar neturi švedas, nesublizgėjęs gal per tą savo laiką. Tai kaip ir teisingus keitimus, manau, darė ir Mikelis Arteta. Buvo ant suolo jau grįžęs net ir Gabi Žesusas po labai labai ilgo laiko, bet sunku tikėtis, kad žmogus nežaidęs daugiau nei pusę metų čia kažką labai pakeistų, tai jo nepasibandė. Chelsea pusėje beje buvo jau ir Kaulas Palmeris ant suolo ir galvojom turbūt, Kostai, kad kažkuriuo metu jis pasirodys aikštėje, bet tiesiog kontekstas nebuvo tam tinkamas. Aš laukiau kokių 20 minučių, manau, kad 11-11 gal ir būtų išėjęs jis pažaisti, aišku, nežinom tiksliai jo situacijos, o Artetos keitimai, Martinas Edegoras man labai gerą įspūdį paliko, jis davė to dinamiškumo, kurio trūko Arsenalui, bandant žaisti prieš Chelsea, bandant kurtis progas, nes tos progos, ten, kur buvo įmuštas įvartis, tai ten galima kalbėti truputėlį apie Chelsea gynybinę klaidą, nes nemažai erdvės turėjo Mikelis Merino. Ir nesusitvarkė Kukurėja su Saka šiek tiek rašte, ten Saka su apgaulingais judesiais savo susikūrė erdvės kairę koją kelt kamulio, kai jis kelia kairę koją, tai... Kad lyg dešinę kėlė, ne? Kairę. Jis užsikirtinėjo ir pasidarė tikrai prie kairės. Pirmas asistas per metus Premier lygoje, kažkaip yra kosmosas, kaip pagalvoju. Jo, ir tai yra žmogus, kuris vis tiek kampinius iš dešinio krašto kelia, bet taip jisai buvo ir praleidęs nemažai rungtynių per tą 365 dienų laikotarpį, bet dabar, jeigu dar kitaip skaičiuo, tai 2 asistai per savaitę Čempionų lygoje ant Timberio irgi. Tai aš galvoju, pakėlė. Man gal čia tik Premier lygoje buvo. Nežinau, čia turbūt tik Premier lygoje ta statistika, tu aš mačiau, tu ją mums rašėjai, bet Čempionų lygoje irgi buvo asistas. Martinelį man norėtųsi dar išskirti, nes jis man tampa tokiu įdomiu specifiniu labai žaidėjų, kuris geriau pasirodo, kai nuo suolo pakyla, kai būna išleidžiamas ten 65 minutę pagyvint rungtynių. Jis nuo suolo pakylęs ir prieš Bayerną, kai išbėgo prieš Neuerį, įvarčių pabaigė ataką, bet dabar, kai žaidė starte, o žaidė todėl, kad Trosaras susižydė, starte man jis vėlgi blankus buvo ir išėjęs paskui Madueke atrodė man kažkiek geriau. Dar Madueke buvo bandoma ir pakeisti kraštai su Bukayo Saka paskui rungtynių eigoje. Tai, sakau, atrodo, šiuolaikinio futbolio jau truputį pranykė tie tokie žaidėjai, kurie geriau sužaidžia po keitimo. Senais laikais mes žinodavom, kai būdavo 5 tik atsarginius galima registruoti, tai treneriai visą norėdavo turėti vieną tokį, kuris gali per kelias pozicijas žaisti ir kokį nors ten puolėją, kuris būna super sub, ten Manchester United, aišku, legendinis Ole Gunnaras Solskjaeras būdavo toksai, bet man dabar atrodo, kad Martinelį tiesiog yra naudingesnis komandai, kai nestartuoja. Tai sutinku. Arba taip pačia, nežinau, žaidžiam kokio Čempionų lygo prieš silpnesnį varžovą, žinai. Bet ir ten jisai sugrojo kelis kartus, kai nuo suolo kilo. Pavyzdžiui, rungtynės Bilbao buvo pirmas turas. Jo, jis dar pergalingam atrodo įvartį mušė, ne? Čiagi žinom tą Artetos filosofiją, kurią jis diegia, kad nėra tokių žaidėjų kaip žaidėjai nuo suolo. Yra starteriai ir yra finisheriai. Kurie startuoja rungtynės ir kurie baigia rungtynės. Bet, žinai, neblogai šis skamba visai, pakelia upą tiem, kurie yra pozityvas. Nes tada atrodo, tu iškomunikuoji šiai pozityviau, kad tu turi rolę, tu užbaiginėjai rungtynės kaip tik svarbiausiais momentais įeini. Tai man atrodo, kad Gabrielis Martinelli geras to pavyzdys yra. Tik tai man kliūva tas, kad labai tinka starterių ir finisherių konceptas krepšinyje, kur žaidėjas gali pasikeisti ir grįžti.
dėl futbolo aš nežinau, ar kiekvienas atletas, kuriam tu, pavyzdžiui, sakytum, kad mums reikalingas nuo 8-7 minutės, kai vienu įvarčiu laimim ir reikia, kad padėtum apsiginti. Aš negalvoju, kad jis pilnai patenkintas būtų tik tokiu vaidmeniu, nes aš pabaigas žaidžiu. Tai daugiau man gal krepšinėje tinka šitas konceptas, bet iš kitos pusės tai gerai, kai treneris moka pozityviai prieiti prie žaidėjo ir paaiškinti jam jo vaidmenį komandai. Tai va. Bet aš galvoju, pavyzdžiui, koks Arsenale Kristianas Norgaras. Man atrodo, jisai būtų patenkintas, išeidamas kokią 75-80 minutę, užbaigti rungtynių, padėti komandai. Tai ten apskritai patyrė žaidėjas, turbūt, kuris supranta aš manau, savo rolę. Norgaras žinojo, kuris eina ir kodėl eina. Tai tu, arba, turbūt laimėti titulą tiesiog. Pagalvoju, ar aš toliau būsiu Brentforde prie lyderių galbūt, aikštės vidury, bet Brentforde ir treneris keičiasi ir aš nežinau, kiek mes dar galim aukščiau kilt. Ar man yra gyvenimo šansas tapti Anglijos čempionu, gal net laimėti čempionų lygą, nesvarbu, kad turint ribotą kažkokį vaidmenį. O ką tu žinai, gal sezono metu bus situacija, kai, nežinau, Subimendi Raisas iškrito. Staiga tu turėjai žaisti. Ir kai žaidėjas yra patyręs ir protingas, jis bus pasiruošęs tiesiog. Žoržinio buvo irgi Arsenale, atsiminkim, irgi daugiau vis tiek gal turėjo tokį vaidmenį veterano, kuris kažkada išeis, kai kiti negalės. Tai labai gerai turėti tokių žmonių komandoje. Chelsea tokių, sakyčiau, neturi. Ten vien jaunimėlis visur ir konkurencijos dėl pozicijų ir taip toliau, nes iš esmės komanda visiškai be veteranų. Bet Maresca su ją labai neblogai tvarkosi ir mes praeitam podcast'e sakėm, kad čia bus ta savaitė, kai daugiau sužinosim apie Chelsea. Ką mes sužinojom, kad jie labai gerai sužaidė su Barsa. Barsos problemomis pasinaudojo, gal ir taip galim sakyti. Užtikrinta pergalė prieš Barceloną ir kovingas charakteris pademonstruotas prieš Arsenalą. Tai jeigu mes sužinom kažką naujo apie Chelsea, tai sužinom tikrai tik gerus dalykus, man atrodo. Sutinku pilnai. Ir Maresca jau toks labiau užtikrintas, nes praeitais metais irgi Chelsea sezoną pradėjo labai neblogai ir tada jo ten klausė, ar čia galim kalbėti apie jūs kaip apie title contenderius ir jis griežtai sakė, kad ne. Šį sezoną jau jis toks truputėlį, pasižiūrim, toksai tokio labiau vaibo. Tai tu ramesnis jo atžvilgiu, taip, ne, anksčiau aš atsimenu praeitą sezoną, Maresca gaudo pilos iš pačio. Norėdavai, kad pasitrauktų specas, ne? Impulsyviai gal reaguodavo į tam tikrus gal ir fantasy žaidimui kenkiančius trenerio sprendimus. Tai gal tiek apie Stamford Bridge'ą. Aš pabaigai gal tik pasakysiu, kad pamatęs Anthony Tayloro pavardę tikėjausi cirkų, bet reikia būti teisingų, kai pasijuokėm iš tų Anglijos teisėjų, kai kažkokių ten nesąmonių būna, mes pirmie apie tai pasakyti, bet pasakysiu ir čia, kad sunkiose rungtynėse aš nemačiau jo klaidų, aš mačiau kokybišką gerą teisėjavimą ir tos visos kortelės, kurias jis parodė, jos turėjo būti parodytos, tai šį kartą ačiū Anthony Taylorui, nebuvo nesąmonių. Manau, kad viskas tvarkoj. Judam prie kitos temos, tai yra Liverpoolis. Liverpoolis pagaliau iškentėjo pergalę, tai buvo pergalė prieš West Hamą, išvykoje 2-0, nubenčintas Mohamedas Salah, Aleksanderio Isako pirmas įvartis šį sezoną Premier lygoje, Cody Gakpo geriausias rungtynių žaidėjas. Vėl nebuvo labai lengva, buvo ir iššvaistytų progų, buvo ir momentas prie 1-0, kai jau atrodė, kad Jaredas Bowenas įlups įvartį rungtynių pabaigoje, kai jam atrėdėjo kamuolys prie baudos aikštelės ir žinom, kaip Bowenas gerai smūgiuoja kairę. Tai negali vėlgi sakyti, kad lengva pergalė, bet pagaliau pergalė ir 3 taškai. Ir kad dar pastiprintumėm kontekstą, prieš šitą pergalę buvo UEFA čempionų lyga. Mes neanalizuosim tų rungtynių, bet po pralaimėjimo Nottinghamui dar nutiko ir pralaimėjimas PSV. Ir vėl namie. Anfield'e. 1-4. Tai man atrodo, kad Liverpoolis negalėjo sau leisti nelaimėti šitų rungtynių. Arne Slotas negalėjo sau leisti nelaimėti rungtynių prieš West Hamą. Tos rungtynės buvo labai labai svarbios. Ir visi kalba apie tą sprendimą pasodinti Mohamedą Salah, bet man atrodo, čia jau treneris ėjo ant to, kad aš paskui gal su menedžinsiu Rūbinę ir su žaidėjais kalbėsiuosi, kurie bus nepatenkinti ir nelaimingi. Man reikia kažkaip laimėti šitas rungtynės ir aš dabar jau leisiu tokią sudėtį, kuri man atrodo, kad tiesiog gali geriausią futbolą sužaisti. Savaitės vidury irgi aš komentavau tas rungtynės Liverpoolis su PSV ir Salah žaidė prieš PSV kairį gynėją, kurio pavardė yra Salah Edin. Ir Mohamedas Salah buvo antras geriausias žaidėjas su pavarde Salah aikštėje.
labai sunkus vakaras jam. Ten, aišku, visaip galėjo tos rungtynės gal pasisukti, bet numatėm dabar dešiniajame krašte Džo Gomesas, Dominikas Soboslajus iš karto yra gynybinio pirmiausia solidumo, ko turbūt dabar Liverpooliui labai reikia, kad jie savim patikėtų, kad ateitų po truputį tie klinčytai. Tai kažką iš vis nelabai turbūt pamatėm iš El Hadži Maliko Dioufo, kuris šiaip jau neblogas atakuojantis wingbackas. Porą skersų perdavimų, bet nieko įspūdingo. Tai atrodė, kad bent jau toje vietoje tikrai davė naudos Liverpooliui tas atsargesnis dešinysis kraštas. Tai čia gal tiek iš manęs. Įsako įvartis ir pagaliau pergalė. Gal kažkiek nuims įtampos nuo žaidėjo ir nuo komandos? Manau, kad taip, ypatingai dar, kai Įsakas ir užsibaigė, taip sakyčiau, labai solidžiai. Gavo tikrai nelengvą perdavimą, vienu lėtimu į kampą įdūrė, tokį, jau sakyčiau, tokį, kaip muždavo praeitą sezoną, būdamas biliardo toksai smūgis į kamputį. Aš tai nežinau, aš tai galvoju dėl Salah. Aišku, nėra, kad jo forma buvo labai gera, bet aš galvoju, kad labai pasitaikė patogus metas turbūt šiek tiek porotuoti slotui pačiam, net jeigu jis ir norėtų, galbūt jeigu jis net ir galvotų, kad Salah žaidžia blogai, bet dabar yra galbūt tas laikotarpis, kai tu gali sau leisti, nes tu turi iš esmės per kiek čia, kokias 8-9 dienas, 3 Premier lygos rungtynes. Tai yra galimybė rotuoti, juolab, kad ir Virtsas buvo iškritęs, dabar jis jau grįžo, tai kaip ir tu papildomą atakerį turėjo, ne? Čia, šiaip sakyčiau, sprendimas su Soboslajum dešiniajam krašte buvo visai įdomus, jį aukščiau pakelti. Soboslajus dabar atrodo, kad jis yra geriausias komandos žaidėjas, aš sakyčiau, šią dieną. Turbūt vienintelis futbolininkas, kuris, jeigu lyginant su praeitų sezonu, kurio lygis iš esmės nenukrito. Gal dar Gakpo? Bet Gakpo irgi, aš taip nežinau net. Tai gerai žaidžia, tai blogai žaidžia, tai vėl gerai žaidžia, tokio stabilumo kaip ir trūksta, nežinau. Man atrodo, man jis labiau patiko praeitą sezoną, kai kažkiek tos rotacijos būdavo, kai nebūdavo įsilokas tam starte, o tiesiog su Luisu Diezu kažkiek pasirotuodavo. Bet šiaip tai jo, aš sutikčiau, kad turbūt esmė šitų rungtynių be abejo yra vienas dalykas pergalė, antras dalykas yra tai, kad jie galų gale nepraleido įvarčių, nes pastoviai tie praleidžiami įvarčiai, matom, kad Liverpooliui nesiseka grįžti šiemet iš tų atsiliekančių pozicijų, kažkiek to charakterio ar sėkmės pritrūksta. Dar vienas šiaip toks įdomus dalykas, kad labai daug pralaimi ir bent jau iki šiol šį sezoną, pasižiūrėjau, kaip buvo praeitais metais ir kaip yra šiais metais. Tai yra antri kamuoliai. Jeigu praeitą sezoną nebuvo Liverpoolis kažkokia dominuojanti galbūt jėga, bet tai buvo taip stabiliai kokia 9-10 komanda, ne, pagal tuos laimėtus kamuolius in total, ne, per sezoną. Šiemet jie yra paskutinėje vietoje. Paskutinėje vietoje visoje Premier lygoje. Jo, paskutinėje vietoje visoje Premier lygoje ir ką ir skundėsi ir Slotas, kad dabar ekipos pradėjo prieš jo žaisti labiau direktą, nes siunčia tos kamuolius į priekį ir tada jau tikisi, kad tas dvikovas galiausiai laimės, saugai susirinks tos kamuolius antrus ir taip toliau tęsis tos atakos. Tai čia yra vienas iš dalykų turbūt, kas neleidžia kol kas tai komandai atrodyti solidžiau ir būtent šitą vietą turbūt reikia labai stiprinti Liverpoolio ekipai. Ir čia aišku, toje atraminėje zonoje, aš sakyčiau, nei Makalisteris, nei Gravenbergas šiemet, netrodo labai gerai. O pernai kaip tik Pernai atrodė tiesiog neįtikėtinai gerai, taip. Tai čia vienas iš tų dalykų, kur reikia pasitempti. Žiūrėsim, ar šitą pergalę gal prikels komandą, užkurs komandą, nes šiaip dabar laimėjo šitas rungtynės, pasižiūrė į turnyrų lentelę, tai net ir po tokios duobės Liverpoolio situacija nėra kritinė. Viskas ten normalu ir per 1-2 savaitę jie gali pakilti, kad ir, pavyzdžiui, kokios 3 vietos. Tai easy. Kitas asmuo šitose rungtynėse vertas paminėjimo yra Vukas Paketa. Šiek tiek nesusivaldė Brazilas. Kalbėjo, gavo geltoną kortelę, kalbėjo toliau, gavo antrą geltoną kortelę, buvo išvarytas iš aikštės ir jau kažkiek aprimęs prisėdo prie Twitterio ir sureagavo į Sky Sportsų žinutę. Sky Sportsai parašė, kad kvailas poelgis, Vukas Paketa gauna 2 geltonas korteles ir išvaromas iš aikštės ir tada jisai ten dėjo rentą, kad sakot kvailas poelgis, o ir žinot, kaip aš jaučiaus, kai ten 2 metus man jokio palaikymo nerodė federacija, buvau tampomas, tasomas ten dėl kažkokių tyrimų, vienas buvau paliktas tvarkyti su visom bėdom, labai atsiprašau, kad nesu tobulas, taip pasakė Brazilas. Aš gal suprantu iš žmogiškos pusės, ką jis ten sunkiai išgyveno, nežinau, kaip ten buvo iš tikrųjų su tais statymais, kiek ten jis kaltas, dėl ko, kiek ne. Jis buvo, kaip sakyti, išteisintas galiausiai, bet
padarius tokius dalykus, kai tu už kalbas gauni 2 šilės geltonos kortelės, man atrodo, pirmas veiksmas turėtų būti ne Sky Sports'am atrašinėti, o atsiprašyti komandos ir fanų. Ir matėm Ganos incidentą prieš nepilną savaitę, kur jis labai greitai pasisakė, atsiprašė. O matei beje, kaip Prisiėmė su Michaelu kaltę. Keanu po vieną boksą Taip, pirštinę buvo užsimovę, ten mačiau. labai gerą. Po vieną boksą pirštinę užsimovė, pamojavo, apsikabino, pasiekė. Tai jo, ten Labai- gražiai, labai vieninga gražiai nuotrauka, viskas taip, susitaikė, viskas. išsisprendė. O paketa, taip Bet aš jis, žinok, atsiprašė, iš pradžių jis atsiprašė, o tada jis į Sky Sports sureagavo. Ai, pirmo atsiprašymas Jo, jo. ėjo, tada Sky Sports'am Jo. sakymas. Nu, jis tiesiog pasiaiškino, kad psichologiškai man labai buvo sunkus metas ir aš pasistengsiu, kad tai daugiau manęs nepaveiktų. Tai nepateisina mano raudonos kortelės ir atsiprašau labai fanų ir savo komandos draugų. Nu gerai, tada Okay, fair enough. mažiau gal kritikos Jo. dėl komunikacijos, tada viskas kaip ir normalu. Ir jeigu pripažįsta, kad poelgis nepateisinamas, tai tikėkime, kad pastaisys ateityje, nes 0-1 pralaiminėjo West Hamas. Tu esi rungtynėse, tu vis dar kovoji dėl taškų su Anglijos čempionais, tai tu negali palikti komandos 10-11. Nors šalia stovėjo Jaredas Bowenas, komandos kapitonas. Ir gal kažkiek keista, kad kapitonas mato, kaip jo komandos draugas jau prieš teisėją visiškai nesivaldo ir nepabando jo ten nusitemtus. Bet čia yra buvę pokalbių apie tai, kad ir Davidas Moesas irgi, man atrodo, kvestionavo tai, kad Jaredas Bowenas yra komandos kapitonas, nes jis nėra toks charizmatiškas žaidėjas, nėra kažkoks lyderis rūbinės. Jis iš esmės yra komandos žvaigždė, anglas ganėtinai Ir dėl to yra patyręs. kapitonas. Ir dėl to yra kapitonas. Ir, Nu, ten šiaip gana apgailėtina situacija, kaip pasižiūrėjau tą sudėtį, kas ten galėtų dar kapitonais būti. nu jo, Prisiminkime Marko Naublo laikus. Aronas Arono Kresvelas, tas Kresvelas, va pilnotas čia tai- bėgas va čia tai nustempęs. kapitonai buvo. Nu, Nu jo. Tai ten Nu, sakai, tokia... Tomašas jo. Saučiakas galbūt galėtų. Gal toks per daug gerėtis atrodo? Man jis kažkoks labai gerėtis toks atrodo. Toks linksmas čekas. Irgi gal nebūtinai... Sakai, nerimtai arbitražė. Nu irgi nebūtinai kapitoniškos savybės. Greitų, žinai, ir... Čia gal nebūtinai, kad tu ten teisėjų įtaką darytum, bet vat būtent suvaldymas situacijų, kur komandos draugus reikia paprotinti. Mhm. Nes jeigu tu stovi šalia ir tyli tiesiog, kai tavo komandos draugas prisikalba ir gauna 2 geltonas iš Jo, eilės. tai nes jis ten taip kažkaip, taip, nu maždaug, bet taip, žinai, nu... Nes taip aš tada tarp pradedu kitko, galvoti žinai. apie ten kokį vat Jamesą Tarkovskį iš Evertono, tai jeigu jo komandos draugas taip elgtųsi, jis man atrodo, tą draugą pasimtų va taip už pakarpos. Ai, dar vienas skandalas Evertono Ne, komandai, ką dar reiškia vienam žuvį skandalas? duotų. Aš manau, kad tiesiog padarytų tai, ką reikia padaryti. Smurtininkų Tiesiog komanda. baig, viskas. Jo, nu gerai. Ganų užsindytų, sakyti. Gerai, tada sakykim gal taip, aš čia pradėjau gal per daug kritiškai apie Lukasą Paketą. Bet vis tiek ta komunikacija, jinai keista, nu tu nelaimėsi šitos dvikovos. Tai Nu, bet faktas, kad tai yra gerai, kad bent kvailas atsiprašė, poelgis. gerai, kad bent Kvailas atsiprašė. poelgis. Ja. Sky pasako, kad tai yra kvailas poelgis. Nu, turbūt visi sutinka, kad gana kvailas poelgis. Nu jo, tas Skajus atrodo. irgi šiaip nieko blogo neparašė. Kažkoks tas kontekstas, aišku, gaila Lukaso Paketą ir suprantu, kad čia sudėtingi metai. Ir jo, šiaip sezono pradžioje atrodė apskritai, kad jis gana gražiai atsispyrė nuo tos sunkios situacijos. Ten buvo tas įvarčio džiaugimasis, kuris numeta telefoną. Taip. Tai atrodė, kad jau viskas gerai ir kad jis užsikurs ir iš tikrųjų jis toks kaip vienas iš lyderių emocinių. Bet čia va toks paslydimas ir manau, kad jo nereiktų teisinti kažkokiu poros metų kontekstu. Tai Nu, jo. nes kiek, galų galę, žinai, kiek ilgai tai būtų tavo pasteisimas, jeigu dar po 3 metų jis, pavyzdžiui, padarys kokią nesąmonę aikštėje, tai ką vėl sakysi, kad prieš tai man buvo žiauriai sunku, jūs nesuprantat manęs. Jo. Nu, gerai, tebūnie. Gal pastaisys, gal iš tikrųjų pasimokys kažko iš šitų 2 geltonų kortelių. Į antrą poziciją lygoje grįžta Manchester City po pergalės prieš Leedsą, po labai įdomių rungtynių, kur po pirmo kėlinio atrodė, kad nėra jokios intrigos, kad City laimi 2-0, Leedsas absoliučiai bejėgis, nieko nesusikūrė per visą pirmą kėlinį, Fodenas įmušė jau 1 minutę, Guardiolas po kampinio, kaip ir viskas vedė link lengvos Manchester City pergalės, plus savaitės viduryje Pepas Guardiola pastyčiojo iš UEFA čempionų lygos kaip turnyro ir koncepto ir išleido Karabao taurės sudėtį, pralaimėjo Leverkusenui, tai taupė žaidėjus Premier lygai. Na, bet Danielis Farke per pertrauką padarė 2 keitimus, perėjo prie žaidimo labiau 4-2, sakyčiau, su 2 puolėjais, su Mečia ir Calvertu Lewinu.
pavyko pasinaudoti Mateušo Nunešo klaida, jo neužtikrintų žaidimų gynyboje ir kai Lycas sušvelnino rezultatą, viskas absoliučiai pasikeitė. Tada Manchester City nebežinojo, atrodo, kaip reikia žaisti prieš Lycą, Lyco žaidėjai atgavo pasitikėjimą savim, pradėjo spaust, pradėjo laimėti dvikovas, pradėjo provokuoti varžovų klaidas, viena iš kurių galų gale nuvedė dar ir iki baudinio, Joško Gvardiolo pražanga baudos aikštelėje, mečia baudinio nerealizavo, bet savo smūgį pats pakartojo, 2-2 ir atrodo, kad dabar jau gali būti ir degykla Manchester City komandai, nes šiaip čia jau neatsarginė sudėtis, čia žaidžia pagrindiniai, Erlingas Haalandas tuščias, blankus, Lycas išlygino rezultatą, privertė jaustis labai nepatogiai, Pepas liepė, arba kitaip tariant gal per komandos kapitoną nusiuntė žinutę Donnarumai, kad tu atsisės truputį ir pasikvies gydytojus, nes mums reikia timeouto. Ten buvo gan juokingas epizodas, vėliau spaudos konferencijoje ir Danielis Farke pakomentavo, ką jis apie tai galvoja. Ten daugiau neakivaizdu buvo, kad Donnarumma tikrai nepatyrė traumos. Jis tiesiog atsisėdo, be vartininko žaisti negalima, toks yra reglamentas, atėjo gydytojai, kažką ten jam masažuoja ir tada kameros rodo, kaip Pepas susikvietęs visus žaidėjus rateliu, pasiėmęs lentą, ten jau baksnoja, dėlioja ir aiškina, kas negerai, ką reikia daryti. Žodžiu, paėmė timeoutą. Po to timeouto, kaip bebūtų, vis tiek jie truputį nusiramino. Susigrąžino kamuolio kontrolę, pradėjo labiau kontroliuoti rungtynių tempą, žaisti, visą kitą. Ėjo paskui keitimai, šerkim ar mušas, bet vis tiek taip atrodė, kad ateina teisėjo pridėtas laikas, daug kartų matyta situacija, kaip Manchester City pastringa ir nebežino, kaip pralaužti varžovų gynybą. Nutiko Philas Fodenas, nutiko žmogus, kuris yra labai talentingas ir šitose rungtynėse jis išgelbėjo sveiką kailį Manchester City klubui, pelnė 2 įvarčius. Antrasis įvartis labai įspūdingas, kaip jis kontroliavo kamuolį ir ten dar yra kitas įspūdingas momentas, kaip Joško Gvardiolas pašoko į orą. Žinodamas, kad dabar Fodenas muš į vartus, pasižiūrėkit, jūs sulėtintai tą smūgį, būna, kad žaidėjai pašoka ir praleidžia kamuolį, bet Fodenas dar net nebuvo užsimojęs smūgiuot ir Joško Gvardiolas pašoko su lenktom kojom, atidarydamas jam tiesiog tarpą ir tada Fodenas smūgiavo, tai čia kažkokia sinergija paranormali tarp dviejų futbolininkų žinojimas, ką kitas darys be jokio žodžio, be jokio net žvilgsnio, ta prasme, wow, kaip Gvardiolas įvertino gerai situaciją, bet Fodeno kairė koja vis tiek yra elitinė ir tas įvartis pergalingas turbūt vėl parodo, kokio lygio tai yra žaidėjas, kuris buvo kažkiek pamirštas per visus praėjusius metus. Kitas žaidėjas, apie kurį daug buvo kalbama prieš rungtynės ir kurio tėtis tribūnose stebėjo veiksmą, tai truputį apvylė visus fantasy kapitonintojus ir triple kapitonintojus. Erlingas Haalandas žaidė prieš savo gimtojo miesto klubą. Kas nežinot, gali nuskambėti keistai, jisgi Norvegas, bet jis yra gimęs Lyce, jo tėtis 2000 metais tuo metu žaidė Lyce. Tai Kaip žinome, iš praeito epizodo. Tai Erlingas Haalandas 2000-aisiais gimė Lyce, bet jau būtent tais pačiais metais jo tėtis transferinosi į Manchesterį, tai ir Haalandas, mažylis Haalandas keliavo kartu į Rio Manchesterį. Ferdinandą užleido vietą. Jo. Pirmi 3 metai Erlingo Haalando, pirmi 3 gyvenimo metai buvo Lyce ir Manchesteryje. Po to jie grįžo visą šeimą į Norvegiją ir tėtis ten dar bandė šiek tiek grįžti į futbolą po tos traumos baisios, bet jau sunkiai ten jiems sekės. Tai va, prieš gimtą miestą, nieko, 0, beveik be šansų, vienas smūgis tik tai vartų plotą per visas rungtynes, sutramdytas Norvegas, bet pasirodė kita žvaigždė Philas Fodenas ir čia galbūt atsakymas į tai, apie ką mes jau daug kartų diskutuodavom. Ar yra antras žaidėjas City komandai šį sezoną, kuris patems įvarčiais? Fodenas turbūt yra tas antras žaidėjas. Ir Joško Gvardiolas dar taip pačiu. Šiaip įdomu, Joško... Jis aišku įkrapštė ten jau tokį... Bet jis turi uoslę, nes aš žiūrėjau, kad jis nuo tada, kai prisijungė prie Manchester City'o, yra pats rezultatyviausias gynėjas Premier lygoje. Jis net tą patį Gabrielį lenkia 10 įvarčių yra pelnęs. Aišku, dar praėjusią sezoną... Jis mušė iš toli. Jo, praėjusią sezoną ir už praėjusią sezoną jis daugiau žaisdavo kairių gynėjų. Bet kairys gynėjas nebūtinai garantuoja įvarčius. Bet dabar, pavyzdžiui, kai toje pozicijoje žaidžia O'Reilly, tai jis irgi jau pelnė įvarčių, nes jisai
atakose labai dalyvauja ir Taip. turi neblogą smūgį iš toli, tai Gvardiolas tada įmušė ten dešinę koją, porą įvarčių užsikirtęs prie baudos aikštelės. Dabar jis vis tiek vidurio gynėjų žaidžia, tai čia jau įvartis po kampinio buvo pelnytas. Bet, man tai netikėtai sunkios buvo City rungtynės prieš tokį Lycą ir sakau, Danielį Farkę gal kažkiek reikia pagirti, jie dabar turi pralaimėjimų seriją, bet šitose rungtynėse jis sugebėjo pakeisti žaidimą antram kėliny. Pakeisdamas išsidėstymą, išleisdamas Calvertą Lewinną, dvigubą keitimą padarydamas, tai, gal dar nereikia nurašinėti jo ir dėti į atleidimų lentyną, nors Lycas dabar ir yra iškritimų zonoje, bet jeigu jie gali kautis išvykus su Man City, tai, jie gali tiesiog rinkti taškus, jie yra pajėgus, jie nėra tokie blogi. Jiems trūksta gylio, dabar kelios traumos ir tu pasižiūri į tos 3 nebuvo Longstaffo, nebuvo Štacho. Ir tenka į Legruevui žaisti prieš Manchester City vidurio saugu, tai su visa pagarba jam, manau, kad ne to lygio. O tu daug pagarbos jam turi. Aš turiu kažkiek jam pagarbos. Championship'ai jis buvo visai solidus žaidėjas, bet aš manau, kad Championship'as yra iš esmės jo lubos ir tokiam Lycais jau... Šiaip Šonas Longstaffas jam yra žiauriai svarbus žaidėjas ir prieš City labai nelaiku jie jį prarado, ten jis būtų labai, labai pagelbėjęs aikštės viduryje. Būtų gal kokį neblogai sausio mėnesį Vingerį kažkokią tai tokį rimtesnį atsivežtų su Danu Jamesu ir Wilfredu Tai čia jie bandė visą laiką, visą tą langą ir pavyko tik tai Noah Okaforą pasimti, kuris šiaip neblogai atrodė ten kai kuriuose rungtynėse, City pradėjo nuo suolo. Šiaip Farkės tas sudėtis, tu kalbėjai apie Karabao taurės sudėtį, Farkės šiaip irgi nemažai parotavo, čia galbūt ne iš gero gyvenimo, gal tiesiog tai rezultatai verčia ieškoti kažkokių sprendimų, bet Vingeriai buvo 2, kurie labiau atsarginiai, tie vidurio saugai irgi 2 labiau atsarginiai. Kuris pagrindinis Jamesas Justinas jo žaidė vietoje. Jamesas Justinas žaidė. Bet sukovojo, Lycas City vis tiek laimėjo ir pakilo į antrą vietą. Kita Mančesterio komanda, Rubeno Amorimo vyrai, raudonieji velniai, labai ankstyvą sekmadienio popietę žaidė rungtynės Selhurst Parke, žaidė prieš Crystal Palace klubą, kurio nebuvo nugalėję jau daugiau nei 2 metus. Ir labai nepatogi komanda, ypač žaidžiant Selhurst Parke, nors ne kartą per tuos kelis metus ir Old Trafforde ten Žanas Filipas Mateta šokius šoko. Tai Selhurst Parke Manchester United praėjusiais metais buvo tos rungtynės, po kurių Jamie Carragheris pasakė apie Kazemiro, kad palik futbolą, kol futbolas dar nepaliko tavęs. Taip. Kažkaip negirdėt, kad apie kažkokius Liverpoolio žaidėjus jisai taip kalbėtų pastaruoju metu, susilaiko. Tai va. Neįprasta man pačiam buvo antrą dienos komentuoti sekmadienį Premier Lygą. Neįprasta gal buvo ir fanam ir žaidėjom 12 Anglijos laikų būti dalyviais tose rungtynėse. Labai švietė saulė. Labai švietė saulė ir pirmam kėliny Sene Lamenso ginamus vartus, antram jau Hendersonas ėjo į tą pusę. Lamensas kepurės nesidėjo. Bet apie Hendersoną aš jau pasakiau, aš žinau iš anksčiau, kad jis mėgėjas. Taip. Tai Hendersonas dėjęs kepurę, bet paskui ją nusimetinėjo, nes buvo bėdų, buvo praleidžiami įvarčiai antroje pusėje. Apie viską taip iš eilės kalbant, tai pirmas kėlinys Manchester United, jis vėl silpnas. Jo. Šį kartą Dalotas vietoj Dorgų kairiai, vėl startuoja Zirgzė, Mountas šį kartą jau startė, Dialono pat pradžių vingbekų pasileistas, bet tai yra silpnas vėlgi kėlinys, ten galėjo įmušti pačioje pradžioje po išmesto užribio, bet čia labiau atsitiktinė random situacija. Paskui mes matėm, kad problemų daug kėlė Žanas Filipas Mateta, Manchester United gynybai, apskritai priekinės linijos Crystal Palace žaidėjų greitis ir galiausiai vienas epizodas baigęs to, kad Lenny Yoro, pasimatė, kad susitinka labiau patyręs prancūzas ir dar labai jaunas prancūzas. Vienas pagrindinės sudėties, kitas jaunimo rinktinės žaidėjas. Jaunasis gynėjas, ten labai prastai gynėsi ir prasižengė baudos aikštelėje. Mateta įmušė baudinį, užgrojo Venga Boys Selhurst Parke, yra ta daina jau boom, 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 Matetas in the room. Bet muzika greit nutilo, nes atkeliavo informacija teisėjo apie dvigubą lietimą. Ir čia pirmą kartą ta Juliano Alvareso taisyklė pamačiau pritaikytą praktikoje. Nes jeigu nežinot ar pamiršot, priminsiu, kad po Juliano Alvareso epizodo baudinių serijoje Čempionų lygoje per Madrido derbį buvo pakeistos šiek tiek taisyklės, kad dabar jeigu yra atsitiktinis dvigubas lietimas, baudinį galima kartoti. Anksčiau būtų tiesiog neįskaitytas įvartis ir būtų Manchester United atitekęs kamuolys. Dabar gavo pakartot ir Mateta antrų smūgių jau į kitą kampą, bet labai užtikrintai pasiuntė kamuolį.
Nu ir vėl po pirmo kėlinio kažkaip atrodo, nu vėl neveikia ta Morimo sistema, žaidimo nėra, Pelas laimi, Pelas ketvirtadienį turėjo konferencijų lygą, bet netrodo pavargė, energijos tarsi ir turi. Ir aš net nežinau, ar Manchester United labai gerai žaidė antram kėlinį. Geriau nei pirmam, taip, faktas. Jo. Gynėsi tai tikrai tvarkingai. Yra 2 įvarčiai pelnyti po standartinių padėčių. Pirmasis, kur Zirgzė visų pirma nustebino tokį smūgį gerą atlikdamas, bet ir Hendersonas ten prastai stovėjo. Taip. Antras įvartis irgi šiek tiek keistas baudos smūgis, kurį uždirbo Dalotas. Crystal Palace žaidėjai nespėjo susistatyti gyvatvorės, Hendersonas nespėjo užsimti pozicijos. Net Mountą nustebino šiek tiek, kad Bruno parideno kamuolį. Bruno parideno kamuolį ir tada, aišku, Palace ir su teisėju aiškinasi tarpusavėje, žiūrisi, kas čia buvo, bet irgi tie tokie įvarčiai nėra, kad iš gero žaidimo pelnyti. Ja. Nu, bet fair enough. Turint persvarą, gynėsi gerai, sužaidė iki galo, 3 taškai. Į 6 vietą kyla, tai nėra irgi blogai po tų pralaimėtų rungtynių prieš Evertoną. Sakykim, kad atsities pavyko, bet turbūt vis tie patys klausimai, kuriuos kėlėm anksčiau, jie vis dar lieka, net ir po tokias pergalės. Jo, sutinku. Visiškai labai įdomu, kad susitiko 2 tos sistemos, kurios tarsi vienodos yra. Schemos bent jau. Jo. Žaidžia tai skirtingai. Nu, truputėlį skirtinga, jo. Schemos tai jo. Taip. Kur 3-4-3, ne, ir kalnu visą laiką tarsi boksnuojama pirštu, ne, yra Manchester United ir Amorimui, kad va, ten Oliveris Glasneris su to pačiu 3-4-3 žaidžia geriau, taškų renka daugiau, treniruoja tą komandą geriau ir daug tokių mačių palyginimų, kur tiesiog ten dėlioja žaidėjus prie žaidėjo startinės sudėties ir kad, nu, iš tiesų šiai dienai turbūt, kad net kokie 7, nu gal 6 Crystal Palace futbolininkai iš esmės yra geresni negu jų varžovai Manchester United starto 11. Whartonas, Munjosas, Mateta. Gynybos, Henderson. Gehi, turbūt, kad, nežinau, Lacroix, nu ne, gal ne Lacroix, ne. Nu, jeigu Kūnė ir Beumos veiki, tai Pino ir Saras negali sakyti, kad geresni kažkuris. Jo, bet turbūt, kad Rikas Mitchellas, aš sakyčiau, netgi eitų į Jo. startą turbūt pas Manchester United. Nu, gal ir jo. Nu tai vienu žodžiu, bet panašiai arba 50-50 truputėlį geriau. maždaug. Jo, O tai tai kur va. mes turėjom šitą pokalbį? Mes tim šnekėjom? Virtuvėj šnekėjom. Ai, nu nes Mes aš galvoju, bet mes šnekėjom kažkoks truputį kitaip. dežavu. Mes šnekėjom, kurie žaidėjai iš Pelas galėtų dabar pastiprinti United. Nu, gal Jo. iš esmės tas pats, Mhm. tik tai kitų kampų. Taip, faktas, Markas Gėjai, Danielis Munjozas, Žanas Filipas Mateta, Jo, jo. šitos tai imčiau užsimerkęs, bet aš manyčiau, kad mane vienas dalykas, kas labai nustebino, kad United sugebėjo antram kėlinį visgi grįžti tos rungtynes, nes tai yra komanda, kuri labai gerai žaidžia pirmus kėlinius, nes pagal taškus pirmam kėlinį būtų jie pirmoje vietoje, pagal taškus antram kėlinį būtų 18. Labai dažnai praleidžia tos vėlyvus įvarčius arba antram kėlinį tiesiog prasileidžia, bet šį kartą visgi reikia pripažinti, kad Crystal Palace turbūt, kad pasivijo ta plona sudėtis ir tas žaidimas Europos konferencijų lygoje, kur Oliveris Glasneris nelabai rotuoja, teko kaip tik komentuoti rungtynę su Strasbūru, nu tai ten iš esmės beveik pagrindinė sudėtis žaidė ir po Bet to... gal jis nelabai rotuoja, nes jis neturi iš ko Bet rotuoti. aš nesutikčiau, kad jis visiškai neturi, nes jisai turi Justiną Devinį, jisai turi Eddie Nketiah, jisai turi Kristantusą Učią, jisai turi tos žaidėjus, kuris jis galėtų, jau konferencijų lygą, tai tikrai galėtų šitie žaidėjai žaisti. Bet žinai, ne. konferencijų lyga yra 6 taškai po 4 turų. Bet tai, bet tai galėjo... Reikia laimėti 2 likus. Jo, tiek pat taškų su Mastaro Zrinski klubu turi dabar Crystal Palace. Tai šiaip, jeigu trumpai dėl to, kokia siaura yra Crystal Palace rotacija, tai pabandžiau šiandien pasiskaičiuoti ir dabar yra sužaista 13 Premier lygos turų ir 10 Palace žaidėjų startavo 11 arba daugiau mačų. Ir tas 11 dar žaidėjas, kuris startavo 9, yra Jeremy Pino, kuris ne nuo sezono pradžios tiesiog yra komandoje. Bet ten paskui, kai tu žiūri, tai be to 11-ko, nu aš skaičiu, kad kokie 4 gal žaidėjai yra, kur tikrai atrodo legit rotacijai, o konferencijų lyga irgi ten panašiai, ten gal daugiau žais gauna koks nors Bornas Sosa, kur ten Kuris dabar Premier traumuotas. lygoj JD Kanvo žaidė. su Bornas Sosa Strasbūru. beje dabar traumuotas. Mhm. Nu, Glasneris tokią strėlytę gal paleido, kažkiek į klubo savininkus ir vadovus pasakė, kad kai išeini į Europą, norisi, kad būtų investuojama daugiau, o ne mažiau, mes gal labiau nuėjom keliu, kad pataupysime. Jo. Tai tada... Tai what can go wrong su tokiu pasisakymu? Matėm, kad Nuno pasisakė irgi Jo. labai panašiai. Nu, žinai, jisai jo kontraktas baigėsi vasarą, tai Tai manau, kad jis čia tam tikrą spaudimą. Žinutė pasiusta. Jo, žodžiu. kad sausio mėnesį arba bus nuo jo, Bet- arba out, turbūt vasarą, žinai. Galbūt yra tiesos, kad jiem nepavyks tiesiog vienodai gerai sužaisti 2 rungtynių per savaitę, o šį kartą nepavyko abiejų sužaisti. Ir jeigu reikėtų ieškoti pasteisinimų, tai, nu, tu ketvirtadienį žaidži Strasbūrė,
penktadienį grįžti, turi atsistatymą ir šeštadienį turi pasiruošti sekmadienio ryto rungtynėm. Taip. Tai jeigu jam duotų bent jau sekmadienio vakaro rungtynės, gal kažkiek geriau būtų pasiruošę ir atsistatę. Tai dabar man taip atrodė, kad vienam kėliniui energijos užteko, antram kėliniui jau išsikvėpė buvo žaidėjai, dar Saras traumą gavo pirmo kėlinio metu, o nuo suolo, kas kilo, tai tiesiog nepridėjo kokybės. Nei Devenį, nei Učią, nei kiti. Trūksta to pačio traumuoto, turigi 2 ilgalaikės traumas, yra tas gynėjas Čad ir Jadas, kur praeitą sezoną gavo, bet jis tas buvęs ir šiaip Dukure labai trūksta, tas šiaip irgi gana kokybiškas futbolininkas, tai manau, kad kokybės... Jis toks net jau pamirštas, nes jis taip seniai žaidė. Jo, bet jis kažkada jau čia lyg ir turėtų... Jis buvo trumpam sugrįžęs, man atrodo, ir tai vėl atsinaujino. Jo, bet faktas, kad ten Danielis Munezas, tai aš nežinau, kiek jis sveikatos dar turi. Visos rungtynėse praktiškai žaidžia be kitimo. Alternatyva yra Nathanielius Kleinas. Bet prieš Larnakos Ajeką, tai turbūt ir su Kleinu būtų galima susitvarkyti namuose žaidžiant, aš taip įsivaizduoju. Būtų gerai. Yeah. Būtų gerai, iš ties. Kas nesusitvarkė visiškai, tai Pikis ir Evertono gynyba. Hill Dickinson stadione buvo patirtas sutrišimas 1-4 ir jeigu aš minėjau, kad United porą metų nėra laimėję prieš Crystal Palace, tai įdomu tai, kad ir Newcastle'as jau porą metų nenugalė Evertono iki šitų rungtynių. Ir paskutinė pergalė Newcastle prieš Evertoną irgi buvo 4-1. Ir šį kartą būtent 4-1 rezultatus sutriuškinti ir jisai. Ir kas man labai keista, kad jie praleido greitai įvartį, Malikas Tiau įmušė po pirmo kampinio, pirmą minutę, bet tada jie žaidė labai gerai 20 minučių. 75% prieš 25 buvo kamulio kontrolė, Evertonas spaudė, Evertonas agresyviai atakavo varžovą aikštės pusėje, Grilišas buvo gyvas ir pastebimas Indiaja, vidurio saugai. Tikrai gerai žaidė, bet tada nutiko dar viena klaida, antras įvartis ir va ten atrodo, kad stuburą sulaužė Newcastle'as varžovams ir visiškai perėmė tas rungtynes ir Evertono visa kovinė dvasia tiesiog išgaravo. Dublį užfiksavo vokietis gynėjas Malikas Tiau, žaidė Denas Barnas. Žaidė Denas Barnas, vidurio gynėjo pozicijoje. Bet vidurio gynėjas, svarbiausia vidurio gynėjo pozicijoje. Žaidė Denas Barnas, nes yra tik vienas Denas Barnas, kaip aš tau sakiau. Bet aš norėjau gal išskirti kitą žaidėją, Nikas Voltemadė. Tikrai, kiekvieną kartą, kai aš pasižiūriu jo rungtynės, man vis daugiau norisi apie jį kalbėti. Šiauriai geras puolėjas tiesiog. Aha. Kaip jis ten perkelė gražiai Pikį, irgi buvo verta paminėjimo, bet apskritai kaip jis žaidžia futbolą, kokį jis gerą minkštą tą vieną lietimą turi, nugarai vartus jo tas žaidimas ir jisai bėga pakankamai mobilus, atrodo nepaisant savo dydžio, man jis labai patinka, tikrai. Newcastle'as tik dabar pradėjo truputį kilti į viršų, 2 pergalės iš eilės prieš City, prieš Evertoną, čempionų lygoje klubtelėjo Marselėje, bet nieko baisaus, jie ten turi taškų. Gal vis dar, man atrodo, kad Eddie Howe ne iki galo visus savo žaidėjus moka išnaudoti ir tą gylį išnaudoti. Mes kalbėjom su tavim, kad nusipirko jie tokį Jacobą Ramsey talentingą, bet neaišku, į kokią ten poziciją reikia kišti. Davė jam šansą prieš Evertoną truputį kairių vingerių žaisti, nelabai kaip jis ten atrodė iš tikrųjų. Bet nemažai už sumokėjo pinigų. Nemažai, taip. Tai jaunas anglas iš Aston Villos, kuris žaisdavo Villoje, tai nebus jis pigus. Man tai toks pat identiškas Joe Willockas yra, bet dabar tiesiog turi 2 tokius pačius žaidėjus. Joe Willockas gal labiau dešiniau stumiamas, Ramsey kairiau, bet abu netrodo, kad turi savo vietą, nors į pavardę žiūrint, tas gylis atrodo adekvatus, bet jo pasinaudot kaip ir atrodo nelabai išeina. Surizikavo su Liusu Mailį, ne? Prašau, kokios rungtynės. Liusas Mailį, jo, jaunuolis vietoj Tonali. Aišku, tas goliukas, tai... ten Pickfordo yra kaltė, bet jis ir kampinį tą pakėlė ir šiaip gerai atrodė aikštės vidury vietoj Tonali žaisdamas, tai su tuo... Tai Ramsdale'as vartose buvo. Ramsdale'as vartose ir čia gal net klausimėlis, ar nebus taip, kad tas Ramsdale'as Paupa ilgesniam laikui gali. Newcastle fanai to labai norėtų. Nes Nikas Paupa šį sezoną, tai galim prisiminti jo įvartį, jeigu kas matėt, kokį įmušė Pieras Emerikas Aubameyangas čempionų lygoje. Šiaip tokie atrodo, kaip minimum tai lygiaverčiai vartininkai, jeigu imtum jų karjeros geriausius sezonus, ten šito Ramsdale'o tą Arsenalo gerąjį sezoną ir Paupo ten, tarkim, geriausią Newcastle, aš nematau tarp jų didžiulio skirtumo, kad vienas tikrai daug geresnis už kitą. Tai Ramsdale'as, jeigu čia pasinaudos savo šansų, Paupui gali būti nelengva dar susigražinti savo vietą. Jis ir jaunesnis, man atrodo, šiek tiek Ramsdale'as yra, Paupas tai jau, man atrodo, gerokai virš 30. On loan pasiskolintas. Tai mažiau gal įsipareigojimo. Bet ten iš Sotono, kuris greičiausiai nepakils į Premier Lygą, įsigyti po metų turbūt nebūtų labai didelės problemos. Ir šiaip Ramsdale'as su Paupu dar gali semtis patirties iš Johno Ruddy, kuris yra 3. Newcastle vartininkas, kas yra šiaip labai neblogai. Čia iš ties.
Bet man dar yra su kitų žaidėjų šiek tiek klausimas, vat, pavyzdžiui, kai Harvis Barnesas yra tokios geros formos, Gordonas vis tiek pagal status yra pagrindinis kairio krašto puolėjas, bet Barnesą sodin dabar ant suolo atrodytų tiesiog nelogiška, tai čia ir Gordonui. Gordonas kažkiek universalesnis, gal dar už Harvey Barnesą, gal jis galėtų žaisti ir kitų vingerių. Nors dabar buvo išėjęs pabaigoje sužaisti 9 numerį. Tai prieš Marselį jis išleistas startė buvo 9 numerį. Nes atsarginio puolėjo tiesiog nėra. Yra Voltemadė, visa traumuotas ir Osulo traumuotas. Ok, ne taip gerai viskas iš tikrųjų yra Tottenham Hotspur stadione. Stadionas modernus, dalinosi vaizdais Marius Bagdonas, kaip ten moderniai alų įpila, bet modernaus žaidimo ir labai gerų rezultatų tai tikrai nėra. Paryžiui, man atrodo, tai jie ten kiek galėjo, tiek sukovojo. Nu, žinai, kovojo šiaip visai gerai. Įmušė įvarčius. Jo, jie pirmavo, ta prasme, jie gerai žaidė iki tol, kol tiesiog neprasipylė klaidos. Turbūt nėra kritikos už jo, ten aš sakyčiau viskas ok. Bet tada rungtynės namie su Fulamu. Praleido tai tikrai absurdiškus įvarčius, jau net nežinau ką pasakyti. Hario Wilsono tas įvartis po Vikario išėjimo į kioskelį. Bet tai ten dar viską gerai padarė, Vikario pasiėmė tą kamuolį, bet tada, ką tu darai, tu gali tiesiog paspirt kamuolį jautą ir bėgti į vartus. Taip. Bet tu nusprendai kažkokią kontrataką bandyti užkurti. Visiškas absurdas tikrai ir antras įvartis. Ir dar piktinos ten kažko nepatenkintas buvo. Čukwueze vos neįmušė trečio, galėjo būti 3-0 po pirmo kėlinio Fulamo naudai. Jo, ten Van de Venas fantastišką teklą prieš Čukwueze padarė. Dar ir virpstas. Ir dar buvo, kur Čukwueze apsivarė vartininką. Tai čia tikrai galėjo būti 3-0 iš kažkurio, iš vieno iš tų epizodų. Ir tada aš virtuviai žiūriu tas rungtynės ir po pirmo kėlio apie pertrauką išmeta komandinę statistiką ir vėlgi expected goals grafa. Aš nesu didelis mėgėjas XG ir nedažnai apie tai kalbu, bet aš juokiausi iš Jameso Bondo po jų rungtynių prieš Arsenalą ir čia pirmas kėlinys prieš Fulamą ir kokius aš skaičius matau, spėkit. 0-0-7. Vėl Jamesą Bondą sukūrė Tottenhamas per pirmą kėlinį. Antram buvo kažkiek geriau. Antram įmušė Kudusas, kažkiek buvo geriau. Bet aš nežinau, kiek tai gali tęstis ir ar prieisim prie to, kad pabandė naują bangą, naują filosofiją, kitokį trenerį ir čia vėl nepasteisino ir čia vėl atleidimų baigsis, nes, ką žinau, dabar, kiek tu gali, pavyzdžiui, teisintis traumomis. Čia yra tokios traumos, kurias tu žinojai, kad turėsi nuo sezono pradžios, tai tu kaip ir jau turėjai būti pasiruošę žaisti be Madison ir Kulusevskio ilgesnį laiką. Žaidėjų yra daug. Taip. Pirkinių buvo. Tik, kad esu dar labiau ribotas sudėtim Brentforde. Atakuojančių žaidėjų, bele kiek. Jie rotuojas, keičiasi. Neveikia visiškai niekas, absoliučiai neveikia. Aš nieko naujo turbūt jau čia šiandien nepasakysim, bet tiesiog dar vieną pavyzdį prieš nosį turim. Atvažiavo Fulamas ir šiaip situacija nieko nesusikūrė Tottenham. Labai tokia neraminanti ir kai tu matai, pavyzdžiui, kad ten dabar jau Brentfordas, jisai turi taškų daugiau negu Tottenhamo komanda, praradė tą patį Franką, Norgarą, MBMO, visą. Ir tada tu tiesiog pradedi galvoti iš tiesų, tai apie ką yra tas Tomasas Frankas. Ir nėra taip, kad tiesiog Brentfordo ta visa strategija, modelis, transferai tiesiog padiktuodavo tai komandai, kaip reikia žaisti. Gal tai buvo tiesiog treneris tai komandai. Su viskuo, su sporto direktoriumi ir viskuo aplinkui buvo veikianti sistema, tu čia persikėlė tik trenerį. Jo, ir nei jis atrodo, kad kažkokią viziją turi, nei tu supranti, kaip jisai nori žaisti ir, nežinau, susiskaldimas dabar atrodo jau pakankamai nemažas yra ir fanų tarpe su tais pačiais žaidėjais, kai kurie žaidėjai nušvilpiami, jie to nepatenkinti, ten yra ir klubo valdžiai daug priekaištų, tai tikrai atrodo, kad Tottenhame situacija yra pakankamai sudėtinga ir gal ir iš karto galiu paminėti, kur mes kalbėjome apie tas rungtynės, kurių mes laukiam, tai aš manau, kad ši savaitė Tottenhamui yra beproto svarbi, nes rytoj laukia išvyka į Newcastle, kur šita komanda atrodo labai prastai ir pastaruoju metu apskritai prieš Newcastle žaidžia prastai, nes... Ir šiaip prieš Newcastle net gerai komandai geros formos St. James Park yra reikalų. 5 nelaimėtos rungtynės jau iš eilės, tai jeigu ten bus pralaimėjimas, o tada savaitgalį atvažiuoja į Brentfordas. Turės rungtynės prieš savo buvusią komandą ir aš manau, kad jeigu 2 nesėkmingi rezultatai, toliau tokia pati agonija žaidime, aš absoliučiai nustebčiau, jeigu Frankui būtų padėkota. Jo, nes jau bus sužaista 15 turų, čia jau beveik pusė sezono, beveik pirmas ratas, kaip be būtų neišvengiama, artėja prie pabaigos, artėja tas šventinis laikotarpis po truputį, o tos visos dainos, kad
yra sacked in the morning, bet dar yra sacked before Christmas. Tai dažnai būna, kad iki naujų metų priimami tokie sprendimai tam, kad naujas treneris atėjęs turėtų žiemos transferų langą. Tai gali būti taip ir Tottenhame, jeigu nepagerės situacija per artimiausias savaitės, ar gal tiesiog savaitę. Aš kažkaip nematau Franko atleidžiamo iki sezono galo, kažkaip galvoju, kad jisai gaus čia dar šansų ir Bet kad kiek suprantu, pasitiki juo. Bet jie siaubingai žaidžia. Ne tik, kad rezultatai blogi. Siaubingai, bet čia gal labiausiai, man atrodo, vis tiek su Čevis Simonsu buvo prašauta. Jis nusipirktas kaip tas kažkoks kūrėjas, bet jis žaidžia vingeriu, ne tą vieną iš vidurio saugų pozicijų užima. Bet Ir buvo tada bandytas kūryba ir toj vidury. zonui, buvo bandytas, bet atrodo, kažkaip neveikia, tai dar bandykis gal, nes jis atrodo kaip ir pajėgus atlikti tos dalykus, bet dabar didžioji dalis kūrybos iš vidurio zonos krenta ant 19-mečio pečių. Nes Lukasas Bergvalas yra tas vienintelis dabar turbūt toksai žaidėjas. Tai, Bet tai Kudusas realiai. bet Kudusas ir padeliverina, įmušė fantastišką įvartį prieš Jo, Fulhamą. Kudusas Bet jo ir returns pakankamai mažai yra šį sezoną. Nu, Kol kas taip buvo žiūriu. dar ir iškritęs neseniai, sutikčiau, kad rezultatyvių veiksmų jis daug nefiksuoja, bet kas juos fiksuoja Tottenhame. Nu jo, nėra atrodo ten tokio ir vedančio vingerio kažkokio dažnai lošia, ten Mhm. tas Odoberas, jaunas toksai, nu... Taip, man tas Odoberas iš vis nejasnas futbolininkas. Toks atrodo, kad aš dabar įsimeščiau į Wolverhamptoną ir jis ten nebūtinai pagerintų Wolverhamptoną. Jo, nu gal, žinai, mes galvojam, kad va, čia Tottenham, žinai, pateko, laimėjo net Europos lygos finalą, pateko į tą Čempų lygą, bet nu visgi tai yra komanda, kuri 17 vietų užėmė praeitą sezoną. Ir nėra taip, kad jie čia kažką labai daug nuveikė per šią vasarą. Taip, buvo papildymų, bet nu vis tiek, tu tokio šuolio... Nu, bet Per jie vieną pakeitė sezoną labai trenerį, kuris sunku turi padaryt. visiškai kitokią viziją nei Ainge'o ir turėjo ne va tai būti geriau, bet kol kas vargiai yra geriau. Jie dabar yra 12, turi 18 taškų. Tai su Ainge'u praeitą sezoną buvo daugiau taškų po tiek rungtynių. Tai va, Ir tada prasidėjo ten ta visiška traumų krizė. atsimenu, jo. Na, aš taip tikiuosi, kad grįž Kulusevskis ir matysim kažkiek kitokį vaizdą. Okay. Kaip tik tada prašiau jūsų pasižiūrėti, kas čia laukia per šitą dvigubą savaitę, kurias rungtynės gal išskirtumėt kaip labiausiai intriguojančias, įdomiausias, nes nėra nei vieno kažkokio mega ten derbio, nėra MU Liverpoolio, Arsenalo, Chelsea ir kitų tokio vat kalibro rungtynių, bet nu, kad bus ką žiūrėti, tai tikrai, tai kas jums asmeniškai atrodo įdomiausia, Kostai? Man iš 14 turo tai sakyčiau įdomus ir iš vis, ir 14 ir 15 ture, manau, bus labai įdomus Aston Villos mačai, nes 14 ture jie vyksta į Brightoną, ten pasitikrins dvi rimtos komandos, o 15 ture Emery galės pabandyti suvaldyti Arsenalą. Ką jau yra padaręs praeitį sėkmingai. Ir atrodo, kad net ir žiūrint į tą Chelsea modelį, labai aktyvūs, rimti, teklinantis vidurio saugai, galimybės išeiti į kažkokias kontratakas. Atrodo, kad kaip ir galėtų gal Aston Villa kažkokį iššūkį mesti. Aš tai vis noriu užkūrinėti tą kažkokią intrigą kovoje dėl titulo, kad nenubėgtų Arsenalas taip greitai, nes atrodo, kad... Ir ieškai tokių rungtynių, kurie gali pamesti taškus. Nu jo, nes manau namuose prieš Brentfordą, nu kažkaip ten susitvarkys, tiesiog mėtys vieni kitiems kamuolius rankom į baudos aikštelę ir bandys pelnyti įvarčius, o su Aston Villa manau, kad bus įdomios ankstyvos šeštadienio Man ta Villa rungtynės. vis tiek yra mistinė komanda. Nu, jie nežaidžia, atrodytų labai Ir jie gerai. vėl laimėjo, Ir jie vėl nežaidžia labai iš gerai. už baudos aikštelę, Ir vėl Vakaras įmušė Kamara. Kamara. Tai jie Ir labiausiai overperformanti komanda. Prieš realiai Wolfsus yra. paskutinę vietą, nu, vėl nežaidė gerai, kolegagi mūsų Nerijus komentavo ir pirmam kėlinį sakė, kad Wolfsai čia turėtų pirmauti jau 2-0. Bet vis tiek laimėjo Aston Villa. Jie yra ketvirti, jie turi 24 taškus, kaip bežiūrėsi. Aš labai sutinku dėl Villos ir Arsenalo rungtynių, kaip savaitgalio gal tokių įdomiausių. O iš savaitės vidurio, tai aš paminėsiu Liverpoolį Sunderlandą, nes atvažiuoja į Anfieldą geros formos komanda, kuri irgi gali tave nubausti. Ir bus sunku, ir čia bus įdomu pasižiūrėti, ar ta viena pergalė ir vienas įsako įvartis jau tikrai kažkiek komandą atgaivino. Nes Sunderlandas šį savaitgalį kosminį comebacką padarė prieš Bournemouth. Čia yra komanda tikrai jau dabar, kur matai, kad neatsitiktinumas, o jie tikrai yra geri. Sunderlandas yra 6 vietoje, turi 22 taškus ir vienu daugiau vis dar už Liverpoolį. Tai aš labai laukiu asmeniškai šitų rungtynių dar. Ir kalbėjome apie Crystal Palace labai siaurą rotaciją, tai Sunderlandas, kai ten nusipirko 50 žaidėjų vasarą, Jo.
Tai matosi, kad duoda naudos tie pakeitimų išėję futbolininkai. Brianas Brobby įmušė pergalingą įvartį, čia jau ne pirmose rungtynėse, kai jisai pakyla nuo suolo ir padaro skirtumą, ten ta gilesnė rotacija duoda naudos. Tarp kitko šitų rungtynių, jeigu nematėte, tai pažiūrėkite Tylerio Adamso įvartį. Fantastika. Jeigu Richarlisonas buvo įspūdingas, tai čia tikrai neprastesnis buvo. Ir ten jis varėsi kamuolį, ten buvo kaip ir kontrataka dar, nes Richarlisonas, ten tiesiog tu galėjai mušti, nes tu vienintelis ten stovėjai. O ten Tyleris Adamsas dar kairiai pusėje turėjo visiškai laisvą plotą bėgantį komandos draugą ir vis tiek nusprendė, lietus ir fantastiškas įvartis. Pirmavo, man atrodo, tuo metu 1-0, ne prie tokio rezultato. Jo, ir 2-0 buvo jau persvara Bournemouto. Aš gal trumpai dar porą minčių apie Sunderlandą, kas mane turbūt labiausiai taip maloniai nuteikė, tai yra visgi, jeigu mes prisiminsime tą praeitą sezoną, kaip jie atrodė Championship'e, jie nebuvo tokia dominuojanti komanda kaip Burnley, Leedsas, jiems per vasarą iš tiesų atrodo to darbo nuveikti, kad ta komanda būtų pasiruošusi žaisti Premier lygoje, buvo labai labai daug. Prabardavė Joe'ą Bellinghamą, bet tai, kaip jie protingai susirinko tos žaidėjus, kaip jie įlėjo ir patirties, ir kažkokių jaunų perspektyvių įdomių žaidėjų, tai man kol kas 10 iš 10, ta prasme, tas transfer langas. Mes dabar turėtumėm kalbėti, kad Granitas Žeka kol kas yra transfer of the year. Taip. O grįžtant prie rungtynių, tai jo, mane turbūt labiausiai domina Sparsai, kaip atrodys rungtynėse su Brentfordu ir su Newcastle, taip. O kitas mane visai intriguojantis mūšis vyks šeštadienį ir ten Šonas Daišas grįžta į Liverpoolį. Nottingham Forestas prieš Evertoną susikaus. Tai Moizė prieš Daišą. Čia jau. Čia gerai, kaip bus tikrai pasitiktas strategas, kuris, taip sakyčiau, Evertoną paliko, prastai paliko, sakykime taip, mažojamoje pozicijoje su dideliu nepasitenkinimu, tai vat. Bet šiaip rezumuojant, mėly žiūrovai, tai visos rungtynės bus įdomios, nes tai yra Anglijos Premier lyga. Tai jeigu gali, žiūrėkit visas. Jo. Mes, ką jau komentuosim, bet tikrai stengsiuosi iš tos 2 savaitės išspausti absoliutų maksimumą. Nors dar bus savaitės vidury, ten ir Vokietijos taurės kovų, ir ten yra įdomių burtų, ir netgi Ispanijos taurė mes rodysim ten. Bet ten yra Barça Atletiko. Ne, tai ten La Liga žaidžia. Ten La Liga? Ten, kadangi jie po to važiuoja 4 komandos į tą super taurę, tai anksčiau Arabijos. Bet tai vis tiek didelis mačas. Tai bus Barça Atletiko, Realas Bilbao. Daug gero futbolo, bet Premier lyga vis tiek yra numeris 1. Per ką rodė šitas rungtynės? Kurias, La Liga? Jo, visas. Go 3? Taip. Aišku. Per rusus, per ką tau rodys? Tai kas čia per klausimas, aš nesuprantu. Ok, trumpa fantasy apžvalgėlė. Tai kaip žinot, aš Erlingą Haalandą dariau 3 kapitonu ir tai yra apgailėtina. Graža yra tragiška, katastrofiška, vienas istoriškai blogiausių fantasy sprendimų. Likimo brolių bent porą pažįstu jau vien ir Lietuvoje, tai manau pasaulyje. Ir prie stalo yra 2 likimo broliai. Tai pasaulyje, manau, tokių buvo irgi ne vienas ir ne 2. Bet net ir su tokiu tragišku sprendimu, tas mano turas nebuvo toks beviltiškas, todėl, kad aš padariau 2 transferus ir pasiėmiau Philą Fodeną ir Igorį Thiago. Igoris Thiago, tarp kitko, jau tik 3 įvarčiais nuo Holandos lieka rezultatyviausių žaidėjų sąraše. Tai jie man taškų padarė ant suolo, skaudžiai liko Tete ir Kingas iš Fulhamo, bet tiesiog sunku buvo numatyti, kad jie prieš Sparsus išvyko į taip deliverins. Tai overall aš nesu nepatenkintas, kiek taškų surinkau, aš esu nusivylęs, kaip aš blogai panaudojau tiesiog 3 kapitoną. Jo, tai aš esu visiškai toj pačioj valty kaip tu, galvoju, kad yra idealus turas uždėti Erlingo Haalando triple captain. Aš turiu dar ir free-hitą, tai galvoju ir apie free-hitą, bet aš tiesiog pagalvoju, kad yra kai kurie žaidėjai, kuriuos aš norėčiau įsidėti free-hitą, tai aš juos jau tiesiog turiu komandoje ir galbūt kažkada vėliau geriau tą free-hitą panaudosiu, bet jo, Haalandas labai nuvylė. Ir dar 2 turbūt tokie prasti, galiausiai gavėsi sprendimai, tai turėjau Kudusą, pakeičiau Rodgersą, tai Kudusas įvartį įmušė, 8 taškai prieš 3. Ir Trevo Čaloba liko ant suolo. Kas atrodė prieš Arsenalą gal ir logiška, bet dūrė įvartį gynėjas galvą ir 9 taškai liko ant suolo. Tai toks turas, bendrai paėmus, virš average gerokai daugiau taškų surinkta. 51. Jo, bet visumoje tai aišku viskas ne kažką. Kostai, kaip tavo reikalai? Aš nė minties neturėjau daryti Erlingo Haalando triple captain, kol mes podcast'e apie tai nepakalbėjom. Ir tada galvoju, gerai, tai reikia jaučiu pasidaryti, nes vis tiek Leedsas porą įvarčių kokių bus. Tai tas triple captain, man atnešė bent kažkokios naudos Cody Gakpo, kurį įsimečiau praeitam turė,
užsidėjau ant jo kapitoną praeitam ture, tai ten nepasisekė, bet čia 14 taškų. Kudusas, Ezri Konsa po 8 taškus, Saka su Evan Nilsonu po 5. Gynybos linija labai prastai atrodo ir tiesą sakant jau padariau 2 keitimus, nes prieš praėjusį turą nekeičiau nieko, galvau, kad užteks čia tų 11 žaidėjų ir turbūt Spursų dabartinę situaciją neblogai įrėmina tas faktas, kad tiesiog pasiėmiau 2 Newcastle vokiečius. Aš irgi galvoju dabar, taip, visko griebti Voltemadę. Nes Turiu šiaip dabar laiko. yra ta 2 savaitė, tai būkite labai atsargus, nes galit užšokti ant ruletės vadinamosios, rotuos kažkas. Tikrai, manau, nešokite Ryso Jameso traukinį. Aš pretty sure, kad bus ant suolo rungtynėse su Leeds Rysas Jamesas, nes, turėtų jo. Bet vadinikas Voltemadė, man atrodo toks, kad nelabai yra ten kuo įrotuo daug, jis yra pagrindinis vidurio puolėjas ir visai saugu atrodo jį tiesiog nusipirkti ir turėtų abiejose rungtynėse šią savaitę pasirodė startinį sudėtį. Aš dar nedariau savo keitimo, bet manau, kad būtent į vokietį. Ir man atrodo, Newcastle'as lyg ir abi amiežais dabar. Tai čia irgi toks kaip ir pliusas. Jo, irgi pliusas. Ir vienas iš varžovų yra Tottenhamas, tai irgi pliusas. Kaip bebūtų. Tottenhamas, aišku, išvykose neblogai žaidžia visai, tai čia minusėlė. Jo, jie vis ten 13 taškų, man atrodo, išvykos susirinkę. Vienintelė pergalė namuose yra prieš Burnley. Kažkoks nonsensas. Galim gal dar apžvelgti, kaip atrodo bendrai mūsų tą situaciją, ne? Kiek bendrai. Ne, tai kai tu pirmauji, tai aišku, sako, galima apžvelgti, tai apžvelgti. Nebuvo apie tai kalbėta, tai jo. Apžvelg. Tai pirmoje vietoje aš su 770 taškų. Tai ir viskas, ir nebereikia gal. Apžvelgiai. Gerai, gali 3 liūtai ant maikutės pažiūrėti, jeigu galima tai pagal pavadinimą. Tai... Bet jo, Rytis 2, Kostas 3. Tai... Bet čia dar viskas. Kiek aš nuo tavęs atsilieku? 43 taškais, man atrodo. Aš 67. Bet tai čia, žinai. Įmanoma tas pavyzdys. čia, žinai, tai supranti, vis tiek, kad antroji sezono daly ypač susivienodina jau labai visos sudėtis. Tai man atrodo, čia labai priklausys nuo to, kas geriau panaudos. Reikės diferencijuoti. Antroji pusėje. Nu ir 5 keitimai tai gali būti labai, manau, svarbus. O palatas trenerio čipas vėl išlys? Bet kažkaip apie aš nieko negirdėjau. Praeitą sezoną čia buvo tas. Jis ten daug taškų galėjo prigeneruoti. Jis toks buvo game changer. Tai jo, kažkokių game changerių dar gali būti po naujų metų antroji sezono pusėje. Plus fantasy žaidimų irgi įtakos turės, kaip ir realiam futbolui Afrikos čempionatas. Ok, paskutinė mūsų rubrika, tai yra Barclays rubrika apie senus gerus laikus. Ir šiandien aš apsiėmiau, nes mane įkvėpė, gal sakysiu taip, mūsų bosas, ar šiaip labiau yra gal tiesiog mano bičiulis, tai Romanas Buršteinas, bet mes jį vadinam bosu, nes jeigu traktuosim, kad GO3 komentatoriai yra futbolininkai, žaidėjai, tai jų bosas yra treneris, o ne kažkoks savininkas ar aukščiau už trenerį esantis. Tai mūsų gefa mes yra. Tiesiogiai taip, mes tiesiogiai gaunam nurodymus ir paliepimus iš Romano. Tai Romanas išvyko su bičiuliais į Angliją, lankė įvairius stadionus ir ikoniškiausias, man atrodo, stadionas, kuriame jie apsilankė, yra Fratton Parkas, Portsmute. Tai yra istorinis paveldas, ten tas laikrodis ir viską. Ir man labai patiko jų nuotraukos turinys iš ten, iš Portsmuto rungtynių ir aš pagalvojau, kad reikia prisiminti tuo pačiu ir labai gerus Portsmuto laikus, bet tuo pačiu ir pačius blogiausius šio klubo laikus. Tai grįžtų visų pirma į 2007-2008 sezoną. Haris Redknapas prie vairo. Portsmutas gavo labai didelių investicijų ir turėjo labai nepigų, vadinkime taip, transferų langą. Garsios pavardės už tam laikmečių didelius pinigus atvyko į komandą, sumokėti 9 milijonai Sparsams už Jermainą Defoe, Anglijos rinktinės puolėją, 7 milijonai Udinezės klubui už Sully Muntari, Ganos rinktinės saugą, 7 milijonai Reno klubui už Johną Utaką iš Nigerijos rinktinės, 4 milijonai už praėjusią savaitę žaidime figuravusią pavardę Glenną Johnsoną, jis atvyko iš Chelsea ir tapo pagrindiniu dešiniu gynėju. Perspektyvus puolėjas iš Prestono Daivas Nugent'as už 6 milijonus svarų. Išleista tikrai buvo daug pinigų, pridėti ir ten tokie laisvi agentai kaip Silvenas Distenas, Hermanas Hreidarsonas, išpirkos sumokėtos už Lassana Diarra, Papa Buba Diopą, čia kosmosas yra. Čia, tiesiog elitinis transferų langas vasarą. Tiesa, sezono vidury jie pardavė
Benjani, kuris buvo jų rezultatyviausias žaidėjas, tą sezoną jis pelnė 12 įvarčių ir sužaidęs tik pusę sezono vis tiek liko rezultatyviausias tais 12. Benjani buvo parduotas Manchester City klubui. Bet dėl ko aš nuo šito sezono atsispiriu, nes tai buvo sezonas, kai jie laimėjo titulą. 2008 metais Portsmouthas iškovojo FA taurę, pateko į Europą, jie FA taurės finaliai įveikė Cardiffą, Harry Redknapas trofėjų klubui laimėjo, transferus gerus padarė, 8 vietą užėmė Premier lygoje ir ilgai netgi konkuravo dėl 6, bet jie sezoną užbaigė 3 pralaimėjimais ir slystelėjo ir finišavo 8, bet tai vis tiek Portsmouthui buvo labai gera pozicija. Taurė, 8 vieta, atrodo, rožėmis klotas kelias, gyvenimas gražus, gyvenimas puikus. Nebe toks puikus jis buvo 2008-2009 metais. Klubo savininkas Aleksandras Gaidamakas, tai yra žydų kilmės prancūzas, 8-9 sezone daug kantrybės Harry Redknapui neparodė, nepaisant visų trenerio nuopelnų, jis jau spalio 26 dieną buvo paliosuotas. Vairą perėmė legendinis Tony Adamsas, kuris irgi neilgai treniravo komandą. Pala, čia man atrodo buvo ta istorija su Harry Redknapu, kuris atsiėmė Portsmoutho miesto raktą jau nebebūdamas treneriu, nes jį taip netikėtai nuėmė po tų visų pergalių, kad jis atsiėmė miesto raktą ir jis jau net nebebuvo treneris, jis buvo toks, tipo, galbūt teisus, aš šito fakto neaptikau, dėliodama savo pasakojimą. Užbaigtas sezonas iš vis buvo su laikinu treneriu Paulu Hartu, tie trenerių atleidimai vyko dėl to, kad klubui grėsė iškritimas pagal situacija turnyro lentelėje, bet jie neiškrito, jie finišavo gan saugiai 14 vietoje, tai buvo sezonas, kai prie komandos prisijungė dar ir Peteris Crouchas. Čia jau nekalbant apie tai, kad sezoną prieš tai Nwankwo Kanu mušė pergalingai įvartį FA taurės finale. Dabar tu tą patį sezono komandai turėjai ir Kanu, ir Crouchą. Čia tik 4 metrus turėjai puolimo liniją. 4 metrai puolimo liniją. Tai buvo sezonas, kai į komandą atvyko Solas Campbellas ir iš karto gavo kapitono raištį. Niko Krančiaras, talentingasis Niko Krančiaras iš Kroatijos rinktinės. Tikrai po patekimo į Europą sudėtis buvo dar labiau stiprinama Harry Redknapui ir man net keista, kad jokios kantrybės taip jam neparodė. Jonesas Kabulas atvyko gynėjas. Dar viena puikiai žinoma pavardė. Viskas praktiškai, kad tu vardini kažkurio karjeros etapu žaidęs Spursuose. Taip, tai čia arba iš Spursų tada atėjo, arba paskui jie žaidė Spursuose. Angelos Basinas iš Atėloje, Nadiras Belhadžis. Europos čempionas, aš spėčiau, būtų. Aha. Taip. Ta prasme, Armandas Traorė iš Arsenalo pasiskolintas. Bet vis tiek, nepaisant to, kiek buvo pirkinių, UEFA taurėje jie iškrito po grupio etapo, nieko nenuveikė Premier lygoje, dėl išlikimo kovojo, liko, išgyveno, bet tada prasidėjo tokie, sakyčiau, esminiai didieji pokyčiai su šituo klubu, nes minėtas Aleksandras Gaidamakas nusprendė pardavinėti Portsmouthą. Iš pradžių Portsmouthą jis pardavė Sulaimanui Al-Fahimui iš Jungtinių Arabų Emiratų, tai atrodė, kad naftos pinigai jau tada turėtų užplūsti Anglijos futbolą, bet kažkaip į Portsmouthą tos naftos ir benzino neįpylė savininkas ir 2009-10 sezone Portsmouthas užėmė paskutinę vietą Premier lygoje. Avramas Grantas buvo vyriausiasis komandos treneris, 11 įvarčių pelnė Frederikas Pikionas, 8 Arūna Dindanas. Čia gerai, va čia yra duetas. Bet nepaisant viso to, Metas Ritchie labai jaunas, tarp kitko žaidė jau. Talis Benheimas cementavo gynybą, užsukęs buvo Kevinas Princas, buvo Tengas. Nepaisant viso to, jie tiesiog iškrito, jie užėmė paskutinę vietą. Ir čia jau pereinam prie tokio momento, kai Portsmouthui grėsė bankrotas. Gaidamakas vis dar turėjo šiek tiek akcijų ir ieškojo, kam jas perleist. Jau buvo skelbima, kad Portsmouthas bankrutuos, bet ponas Gaidamakas sakė, kad rado sprendimą ir rado bičiulį, kuris perims pilnai klubo valdymą, pasirūpins finansais ir viskas bus tvarkoj. Ir čia yra tas momentas, kai Lietuva jau įsipina į Portsmoutho istoriją. Aha. Nes aš nežinau, ar jūs žinot, bet Vladimiras Antonovas tada tapo Portsmoutho savininku. Vladimiras Antonovas iki 2011 metų vadovavo bankui Snoras. Tada su antrankiais baigėsi Antonovo vadovavimas tiek Portsmouthui, tiek Snorui. Bet jis dar, man atrodo, yra kažkur paieškomas vis dar. Snoro skandalas tada, vis dar jie būtent įvyko. Su Baranausku, man atrodo, jie kažkur slepiasi.
Jo, ir tada jis buvo priverstas trauktis iš Portsmuto, bet tai yra jo citata, kaip jis pats teigia, su Portsmutu viskas buvo gerai, bet Lietuvos valdžia yra kalta dėl to, kad Portsmutas dabar turi skelbti bankrotą. Tai, nu, tiesiog Antonovui nepakrito kortas. Kam nebūna. Ūkio bankas Noras, Romanovas, Antonovas. Vladimiras Antonovas, nu, turbūt net nereikia sakyti, yra rusas. Manau, tipo, buvo akivaizdu. Ir iš tikrųjų, Portsmutas tada dar Championship'e žaidė, bet po viso Antonovo skandalo buvo priverstas eiti į vadinamą administration, skelbti bankrotą, nes nebėra kas finansuoja, nebėra savininko, klubas negali registruoti naujų žaidėjų, klubas stumiamas dar žemiau į League One, gauna taškų atimimus, taškų minusus ir nu, netgi buvo turbūt jau iškilus grėsmė, kad apskritai toks istorinis senas klubas išnyks ir nebeegzistuos. Tai yra klubas 19 amžiaus pabaigoje įkurtas. Nu, bet išliko tas Portsmutas, išsikrapštė, teko išgyventi sunkius laikus, fanai labai padėjo, kažkiek pavyko atsistoti ant kojų ir dabar Pompey yra valdomi tiesiog Portsmouth Football and Athletic Company Limited, tai yra daug žmonių, yra akcininkai ir valdo, Fratton Parkas, ikoninis stadionas, funkcionuoja, Portsmouthas žaidžia Championship'e, treniruoja juos beveik Jose Mourinho, tai yra treneris Jonas Mousinho. Ir aš visai tikiuosi dar kažkada pamatyti, kai Portsmouthas grįš į Premier lygą. Nežinau, gal tai nėra realu artimiausiu metu, bet vien jau tai, kad jie gyvi ir žaidžia Championship'e, tai parodo, kad nu, vis tiek klubas neužmušamas net ir po visų Gaidamakų ir Antonovų. O su Hariu Redknapu buvo triumfas Wembley'e FA taurėje. Tai va taip per 3 metus nuo FA taurės triumfo, nuo Jermaino Defoe ir Peterio Croucho iki visiško dugno. Bet dabar Portsmouthas tikrai nebloga ten komanda. Metas Ritchie, by the way, irgi praėjusiam sezone buvo sugrįžęs į Portsmouthą, ten sužaidė. Žaidžia ten Jacobo Murphy, brolis dvynys Joshas Murphy. Ir jis kaip ir Jacobas Murphy turėjo geriausią karjeros sezoną praėjusiais metais. Tai, kaip supratau, jie ten dviese su broliu ruošėsi, tai pasirodo galima ir taip pasiruošti. O Jonas Mousinho yra įdomus jaunas strategas, bet jam dabar reiks kovoti tam relegation battle. Jau praėjusią sezoną jie liko 16, jie išvengė kulkos, galima taip sakyti, ir toliau žaidžia Championship'e. Tai kągi, baigiam šį epizodą. Kaip visada buvo labai smagu, labai linksma su jumis. Ir grįšim jau kitą savaitę. Pakalbėsim apie 2 įvykusius turus. Ką gali žinot, gal jau koks treneris bus atleistas. Nes kažkaip labai ramu paskutinius 2 epizodus, nieks nieko neatleidinėjo. Tai Farkiai liktais paskutiniai 2 šansai dabar, bent jau kaip Karolino šaltiniai teigia. Nu ja, prieš Chelsea ir Liverpool'e, ne? O jo šaltiniai dažniausiai neklysta. Neklysta. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Kostas Strelkūnas, Karolis Dudėnas, Rytis Višniauskas, laida GO3 liūtai, meilė ir taika. Iki kitų susitikimų. Viso. Iki.